Sveiki, mes gal jau pradėsime šio vakaro renginį. Tai kviečiu visus ten stovinčius tarpdury taip pat prisėsti. Tai labas vakaras visiems. Sveiki atvykę į antrąjį Vilniaus plano renginį, Vilnius Data Fest. Ačiū. Vilnius Data Fest. Ir renginio tikslas yra, kaip ir praeitais metais, pasidalinti kolegoms, su kuo jie dirba būtent su informacinėmis sistemomis, su duomenimis, ką kūrė, ką naujo padarė per metus ir ne tik. Ir dar keli momentai prieš to, kol pradėsim pranešimus. Tai po kiekvieno pranešimo turėsime šiek tiek laiko klausimams, atsakymams. Tai čia kviesiu, jeigu turite klausimą, iš karto kelti ranką ir iš karto klausti klausimų. Tai laiko neturėsime daug. Kiekvienam pranešimui skirta apie 20 minučių, tai tą laiką būtų gerai sutilpti ir su klausimais, atsakymais. Taip pat šiandieną aš esu Beatričė, esu pati iš Vilniaus plano. Šiandien su manimi yra Jokūbas, kuris taip pat yra mano kolega. Ir mes kartu pasikeisdami eisime šiandien su jumis kartu per visą programą. Tai renginys nėra transliuojamas gyvai, bet jis yra įrašinėjamas ir įrašą vėliau bus galima pasiekti Vilniaus plano Facebook kanale. Ir ką dar gal ITC pranešėjams, trumpas pranešimas, kad prieš pranešimą iš anksto nueitumėte iki pulto garso, kur jums bus uždedamas mikrofonas. Tai jūs kalbėsite ne su šituo nešiojimu mikrofonu, bet su būtent tuo ausiniu kabinamu tiesiai ant jūsų. Tai tiek, o dabar sveikinimo žodžiui kviečiu, tiesa šiek tiek pasikeitė programa, Vilniaus miesto savivaldybės organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė. Tai Lina, taip, jūs, prašau. Tai sveiki, aš ne Adomas, aš Lina. Labai garbė man pavaduoti iš tikrųjų administracijos direktorių ir dar didesnė garbė turbūt antrą kartą kalbėti atidarėme šito duomenų festivalio. Tai aš pati nesu iš IT sektoriaus, bet labai ir turbūt labai mažai žinau, ką daro Vilniaus plano arba mano inovacinių technologijų grupės kolegos, bet aš tik tai žinau, kad atviri duomenys yra turbūt mūsų visų ateitis. Ir iš tikrųjų tiek per pastarosius 5 metus tiek Vilniaus planas, tiek mūsų kolegos padarė daug reikšmingų darbų ir tiek mes skiname vieną po kito turbūt apdovanojimus įvairius ir skaitmeninis knygnešys, kur 3 kategorijose pirmas vietas iškovojo mūsų sukurtos programos Tvarkau miestą, Vilnius yra mokykla ir Vilniaus DNR. Tai labai sveikinu turbūt, jeigu yra čia šių visų programų kūrėjus. Ir mes turbūt patys save norime matyti kaip technologiškai pažangiausią Europos šalių sostinę, kuria vadovavomės tiek mes, tiek mūsų kolegos. Ir labai kviečiu visus profesionalus dalintis savo žiniomis, savo patirtimis. Ir linkiu labai gražių pranešimų ir labai prasmingo laiko visiems kartu. Dėkojame Linai už įkvepiantį žodį. Na, o dabar pirmasis konferencijos pranešimas. Kviečiu Vilniaus plano duomenų valdymo grupės specialistą Eligijų Bujoką ir produktų vystymo skyriaus specialistą Dominiką Petronį. Jų tema bus misija ateities Vilnius. Ką jau nuveikėme ir ką planuojame nuveikti. Prašom. Dėkui. Labai ačiū. Puikiai veikia. Taigi, mano vardas Eligijus Bujokas, aš dirbu įmonėje Vilniaus planas ir jeigu labai trumpai apie save, tai turbūt 90% laiko Vilniaus plane aš praleidžiu prie dirbtinio intelekto produktų kūrimo bei jų implementavimo. Prezentacijos pavadinime yra klausimas, kas jau nuveikta. Tai vienas didžiausių darbų yra tai, kad įkurtas Vilniaus miesto duomenų centras, į kurį atkeliauja duomenys iš įvairiausių šaltinių. Tai gali būti Exceliai, kažkokios senos duombazės, tai gali būti sensorių duomenys, dronų duomenys. Ir įplaukus tenais duomenim, tokie duomenų analitikai kaip aš ir kiti gali labai greit tos duomenys pasiekti ir pradėti kurti produktus, kurie, kaip sakant, gerina ne tik Vilniečių, bet ir miesto svečių gyvenimo kokybę. Dažniausias duomenų tipas, su kuriais aš dirbu, yra būtent dronų duomenys ir šiai dienai
Vilniaus plane mes turim 6 dronus ir 4 autonominės pasikrovimo dėžutės, tai vadinamas D-Box. Tai štai matote skaidrėje, kaip jinai atrodo. Tai mes tas D-Box esame išdėstę ant 4 Vilniaus miesto stogų, kur be jokio žmogaus įsikišimo dronas gali atskrist, nusileist, jam automatiškai yra pakeičiamos baterijos ir jisai gali toliau tęsti savo misiją. Ir taip mes labai praplečiam zonas, kur mūsų dronai gali skraidyti. Tipinis duomuo, kurį mums dronai surenka, tai yra štai tokios labai aukštos rezoliucijos fotografijos arba tokios pat rezoliucijos video. Tai iš tokių duomenų aš ir keli žmonės, kurie man padeda, esam sukūrę jau ne vieną produktą. Tai vienas didžiausių produktų yra, taip pavadinsiu, atliekų aikštelių būklės vertinimas. Tai kai dronas praskrenda pro tam tikrą teritoriją, mes automatiškai dirbtinio intelekto pagalba atrandam, kur yra ta atliekų aikštelė ir galime pasakyti, kiek yra uždarytų ar atidarytų dangčių, kokios yra šiukšlės aplink tos konteinerius. Ir visą šią informaciją tokiu, mums atrodo, patogiu būdu atvaizduojame vartotojams, kur, užuot keliavus aplink miestą su mašinom ir inspektuoti visas šias atliekų aikšteles, žmogus tiesiog galėtų pažiūrėti švieslentę ir, jeigu taškas raudonas, tai reiškia kažkas negerai ir tada vykti ir ten tvarkyti teritoriją. Taigi, tokiu būdu mes stengiamės efektyvinti darbą ir užtikrinti paslaugų kokybę. Kitas didžiulis projektų klasteris yra stogų kokybės vertinimas. Tai vėlgi mes su dronais dabar gebame praskridus pro teritoriją nustatyti, kiek yra žalumos, kiek yra balų ant stogų, kiek yra surūdijusių dalių ant stogo, kiek yra, sakykime, galbūt sutrupėjusių kaminų ir panašiai. Taipogi mūsų komanda geba daryti 3D modelius, tų pačių stogų, tų pačių pastatų. Tai vėlgi, užuot liepus kažkokiam vargšui žmogui lipti ant stogo ir vertinti tą stogą, tai mes galim daug efektyviau ir daug greičiau tiesiog sužymėti ir įvertinti daug stogų per labai mažą laiką. Paskutinis dirbtinio intelekto projektų klasteriukas yra taip vadinamas keliai mašinos žmonės, tai kaip sakant, odė populiariai laidai. Tai vėlgi iš dronų medžiagos mes galime skaičiuoti tiek mašinų srautus tam tikrose sankryžose ar keliuose, mes galime matuoti asfalto dangos būklę, sakykime, trūkius tenais vertinant, galime pasakyti, ar žmonės parkuojasi savo mašinas reikiamose vietose ir panašiai. Štai čia matot, kaip mūsų dirbtinis intelektas veikia ir čia galime kiekvieno kadro metu suskaičiuoti, kiek yra mašinų matoma. Bet ne tik mes naudojam dronų duomenis, mes naudojam ir įvairiausio plauko kitų tipo duomenis. Tai vienas iš tokių duomenų yra sensorių duomenis, tai kaip sakant, jų pagalba mes gebame atvaizduoti ir vertinti oro kokybę. Tai vėlgi mes prižiūrime, mes negalime prognozuoti, kokia bus oro kokybė tam tikrose Vilniaus vietose. Turime ir operatorių mobilumo duomenis, kur realiu laiku mes gauname, kur kokioje gatvėje, kiek pravažiavo, sakykime, mašinų arba kiek praėjo praeivių. Tai pasirinkus šioje švieslentėje bet kokią gatvę, kažkokį tai laiko tarpą, mes galime nesunkiai pamatyti, kiek toje gatvėje buvo, sakykime, pravažiavo mašinų. Tai vėlgi, užuot stačius kameras ir fiksavus prie gatvės, kiek ten ko buvo pravažiuota, mes galime tiesiog įsijungti šią švieslentę ir daryti tam tikrus sprendimus būtent šių duomenų pagalba. Taigi, pratęsiant apie kitus projektus, kviečiu ant scenos mano kolegą. Įteikiu. Ačiū labai. Taip, tai toliau pratęsiu su mūsų vystomais projektais. Apie juos papasakosiu kiek galbūt detaliau ir noriu sudaryti tokį vaizdą, iš tikrųjų, kiek įvairių sričių mes paliečiame Vilniaus plane ir galime pradėti nuo infrastruktūros skaitmenizavimo ir valdymo produktų. Tai pirmasis projektas yra Vilniaus miesto GSM. Tai yra kartu su grinda vystomas produktas, kurio metu nuskanuota per 2000 km
Vilniaus gatvių su lidar lazeriu ir būtent remiantis šiais duomenimis yra įvertinama gatvių paviršiaus dangos būklė. Toliau pasiremiant įvairiais kontekstiniais duomenimis, sudaromas šių gatvių toks prioritetinis gatvių tvarkymo sąrašas ir remiantis to sąrašo galime pasakyti iš esmės, kurios gatvės turėtų būti tvarkytinos pirmos, kurios galbūt jau vėliau gali būti tvarkomos. Kartu Vilniaus GSM sukurta ir aplikacija, kurioje būtent specialistai gali analizuoti tos duomenis ir galiausiai priimti sprendimus remiantis objektyvia informacija ir duomenimis, kurie yra grįsti realiais matavimais. Kitas projektas, kuris taip pat susijęs su gatvių infrastruktūra, yra techninio eismo reguliavimo priemonių informacinė sistema. Tai iš esmės yra produktas, kuris skirtas, bendrai kalbant, atlikti visus miesto darbus, kurie yra susijęs su kelio ženklais. Tai projekto vystymo metu įvairiais metodais yra inventarizuotas būtent šis miesto turtas, vėlgi sukurta aplikacija, kur specialistai analizuoja duomenis, kuriuos redaguoja, per čia vykdoma tam tikra darbų apskaita, bet dar vienas svarbus momentas, kurį čia verta paminėti, kad būtent į sistemą integruota ir užduočių delegavimo sistema, kur specialistai būtent kūrė įvairias užduotis susijęs su kelio ženklais rangovams, ir rangovai jau savo užduočių valdymo sistemose per sąsają būtent mato tas užduotis ir gali jas įgyvendinti. Taip pat vykdytas praėjusiais metais ir troleibusų kontaktinio tinklo inventarizavimas, bet čia dar kolega ateinančiame pranešime kiek daugiau apie tai paminės, tai čia nesiplėsime. Kalbant apie infrastruktūrą, tai vystomi produktai ne tik susijęs su antžemio infrastruktūra, bet ir požemio infrastruktūra, kaip kad lietaus nuotekų tinklo skaitmeninis dvynys. Tai būtent šio projekto metu mūsų partneriai Teramodus nuskanavo daugiau negu 12 000 lietaus nuotekų šulinių, naudojant vėlgi lidar lazerį. Taip pat inventarizavome daugiau negu 500 km vamzdžių ir būtent remiantis visais tais duomenimis sukurtas, galime pasakyti, toks viso miesto dydžio 3D modelis būtent nuotekų tinklo, integruoti įvairiausi kiti duomenys, verta paminėti realaus laiko daviklius esančius šiame tinkle. Ir vėlgi visa šita sistema gali būti naudojama įvairioms reikmėms, administracijai, priežiūrai tinklo. Tai gal noriu išskirti tokį gana įdomų funkcionalumą, kad mes galime simuliuoti, modeliuoti skirtingas oro sąlygas, kritulių kiekį ir būtent simuliuojant tas situacijas galime pasakyti, ar tinklas tas terorinės apkrovas atlaikytų ir galbūt pamatyti tam tikrus to tinklo trūkumus. Jeigu kalbėtume šiek tiek apie ateitį, apie ateities viziją, tai kalbant apie, tarkim, skaitmeninio dvynio koncepciją, tai būtent šis projektas galbūt būtų artimiausiai to skaitmeninio dvynio, nes, kaip ir minėjau, yra pasiremiama realiais matavimais, taip pat yra integruoti realaus laiko daviklių duomenys ir pati visa šita informacija yra gana lengvai susiejama su kitomis sistemomis. Prieinant prie kitų produktų, tai tikrai užsiemame ne tik tai infrastruktūros skaitmenizavimą, bet ir kitų miesto objektų, kaip kad miesto kapinių ar tai želdinių. Tai pavyzdžiui, sukurtas yra Vilniaus miesto kapinių registras, kurio metu iki šiol naudoti popieriniai žurnalai apie kapinių visą administravimą yra perkelti į skaitmeninę erdvę. Ir čia yra dvi aplinkos, tai yra viešoji aplinka, kur kiekvienas iš mūsų galima prisijungti ir apžiūrėti šios duomenis. Ir yra administravimo aplinka, sukurta aplikacija, kur vėlgi specialistai gali analizuoti, redaguoti duomenis. Taip pat svarbu paminėti, kad čia yra ir skaitmenizuota laidojimų leidimų išdavimo visa sistema būtent šioje aplikacijoje. Kalbant apie želdinius, kiek kitoks produktas, čia želdiniai yra inventarizuojami lauko sąlygomis, darbuotojai naudoja mobiliasias programėlės telefone, renka informaciją apie želdinius, visa ši informacija tada plaukia į tokias informacinės švieslentės, kur įvairiais pjūviais suprantama ta informacija, galima matyti tam tikrus tendencijas ir panašiai. Ir galiausiai visa šią sistemą yra integruotas ir užduočių delegavimas rangovams. Teritorijų priežiūros aplikacija, kuris veikia gana panašiai iš tiesų kaip ir želdinių inventarizacija, vėlgi šiuo atveju tik tai seniūnai
savo teritorijose žymi tam tikras teritorijų priežiūros problemas atsispindi švieslentėse, matosi būdingos tendencijos, galbūt kažkokios teritorijos, kuriuose tos problemos vis atsinaujina. Ir šiuo atžvilgiu tai taip pat yra susijęta su užduočių siuntimu rangovams per Avilio dokumentų valdymo sistemą. Prieinant prie jau tokio kitokio pobūdžio produktų, tai tokie, galima pasakyti, informaciniai portalai, kurie labiau skirti visuomenės viešajam naudojimui, kaip kad čia jau šiek tiek paminėtas per įžangą Vilniaus DNR. Tai iš esmės Vilniaus istorinės atminties toks portalas, istorinę informaciją galime analizuoti per įvairiausius pjūvius, su jie visai interaktyviai susipažinti. Čia gal neverta tiek daug plėstis, aš tiesiog kviečiu kiekvieną iš jūsų pabandyti įsijungti šį puslapį ir patiems pasinagrinėti čia pateikiamą informaciją. Kitas produktas, kuris taip pat glaudžiai susijęs su istorija, yra kultūros paveldo statinių ir architektūros elementų sistema. Tiesa, produktas yra šiuo metu vis dar vystomas, bet tai vėlgi yra kūriamas viešas puslapis, kur vartotojai galės pasiekti paveldo statinių informaciją, tiek kur yra tie paveldo statiniai, nuotraukas, atributinė informacija ir panašiai, bet gal išskirtinis momentas tai, kad yra tikrai kuriami detalūs 3D fotogrametriniai šių pastatų vaizdai. Ir be pačių pastatų ši sistema leidžia analizuoti ir architektūros elementus, kurie yra vertingi šiuose pastatuose. Tai yra būtent formuoja ne tik 3D pastatų modelį, bet pačių šių elementų, kaip kad langų, durų, balkonų, prieiname iki tokio detalumo, kaip net, tarkim, durų rankenų 3D modeliai. Ir pati sistema yra taip susieta, kad šios duomenys bus galima naršyti ir nagrinėti per įvairiausius pjūvius, kaip kad, tarkime, galėsime pamatyti, kur tie vertingi langai, kuriuose pastatuose yra ir kurie sutampa per aibę įvairiausių pastatų. Ir galiausiai prieiname prie tokių stambesnių mūsų vystomų apimtimi projektų iš tos pusės, kad tai yra duomenys konsoliduojančios vietos ir taip pat duomenys viešinantis produktai, kaip kad galbūt daugam gerai žinomas, tai yra Maps Vilnius LT. Tai iš esmės yra puslapis, kur kaupiama visuomeniai svarbi informacija apie daugiau negu 20 įvairiausių temų. Ir svarbu paminėti, kad mes matome šį puslapį kaip tokia sistemas sujungiančia vieta, kur būtent mūsų dažnai produktai ir veikla ir surenkami duomenys gali būti pasiekiami čia. Ir galiausiai paskutinis produktas tai yra 3D Vilnius LT. Vėlgi tai yra duomenų viešinimui ir kaupimui skirtas viešas puslapis, tik šiuo atžvilgiu jau 3D duomenims, jų yra tikrai pačių įvairiausių, jie nuolat atnaujinami, tai galima susipažinti su tiek beveik realaus vaizdo 3D duomenimis, realaus laiko ir tiek pamatyti planuojamus projektus irgi 3D erdvėje. Tai tiek apie mūsų šiuo metu vystomus projektus, tik tai dar labai greitai, kas mūsų laukia toliau artimiausių metų. Tai yra tolimesnis infrastruktūros inventorizavimas. Šiuo metu nusimatyta medžių ir invazinių augalų automatizuota inventorizacija. Tai tiek būtent remiantis ir dirbtiniu intelektu ir nuotolinių tyrimų metodais. Toliau tolimesnis paslaugų skaitmenizavimas. Esame nusimatę leidimus renginiams ir skaitmenizuoti taip pat leidimus prekiauti seniūnijose. Toliau tobulinsime esamus projektus ir vystysime naujus. Tokie paminėtini iš jų yra statybos priežiūros ir statinių atitikimo proceso toks paieškos įgyvendinimas, Vilniaus miesto ir priemiesčių judumų prognozės duomenų kūrimas. Taip pat kūrėme naują ir sistemą pavadinimu Vilnius DEC, kuri yra skirta miesto tvarkymo darbų ir planavimo derinimui. Visa ši informacija arba sistemos vienaip ar kitaip atsispindės ir Maps Vilnius LT, kuri taip pat puslapį planuojama atnaujinti. Ir galiausiai, taip pat, būtent kalbant apie duomenų kaupimą, svarbu paminėti, kad ruošiamės, kad visų savivaldybės įmonių duomenų integravimas atsidurtų Vilniaus duomenų centre, būtent suteikiant prieigą prie metaduomenų. Ir jau visai pabaigai, kalbant apie mūsų kompetencijas ir žinias, tai būtent siekime gilinti dirbtinio intelekto kompetencijas ir tapti tokiu dirbtinio intelekto taikymo centru, kur būtent šios srities projektai galėtų būti Vilniaus mieste vykdomi būtent Vilniaus plano. Tai būtų tiek. Dominikai.
Iš karto kviečiu, gal turite klausimų. Taip, Eduardas. Gal turim antrą mikrofoną? Taip, tai prašau tada kas nors panešiokit. Ačiū. Pagrindinis klausimas, aišku, yra, kodėl šitie duomenys nėra viešinami. Anksčiau duomenų Vilniaus savivaldybės tinklapyje buvo žymiai daugiau, dabar jų sumažėjo. Dingo nuotekų tinklai, dingo korių programa, daug dalykų yra dingusių iš viešos erdvės. Kodėl? Pakreipsi mikrofoną. Iš tiesų, ten kažkokių konkrečių vienu ar kitų projektų aš asmeniškai atsakyti negaliu. Čia galėtų gal ir produktų vadovai atsakyti ir panašiai. Tik tai, prašom. Aš gal papildysiu tiesiog, dabar kurie duomenys dingo iš Vilniaus, sakykime, atvirų duomenų ar iš Maps Vilnius LT, tai buvo tiesiog rašto apsaugos reikalavimai išimti šios duomenys, bet ką ir Dominikas minėjo, mes bandysim šitą problemą įspręsti, kai bus pakeistas Maps Vilnius LT koncepcija, bus prisijungimai per valdžios vartus, per, sakykime, Vilniaus savivaldybės prisijungimus ir tuos duomenys bus galima pasiekti ir atsisiųsti. Nes pagrindinis reikalavimas buvo, kad būtų identifikuojami žmonės, kurie domisi tais duomenimis ir kuriuos atsisiunčia. O dėl kitų duomenų realiai Vilniaus planas kaip ir nevaldo savivaldybė, tai yra open.vilnius.lt, kur galima parašyti prašymą ir gavus sutikimą Vilniaus savivaldybė kreipiasi į mus ir mes paviešiname tos duomenys. Ta prasme, tikrai ne problema mums viešinti duomenys. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Taip, prašau. Taip, sveiki. Aš turiu tokį klausimą, galbūt ne apie pačius duomenis, o apie duomenų saugumą ir duomenų centrą jūsų. Tai man yra įdomu, ar jūs ir kiek jūs naudojate cloudo, kiek yra viskas čia tiesiog fiziškai patalpinta, nes vis tiek čia dabar yra aktualus ir nacionaliniu mastu elementas ir daug pokyčių, tarp kitko, nuo kitų metų bus, tai įdomu, kaip yra. Tai jo, tie pokyčiai iš tikrųjų laukia. Dalis yra saugoma pas mus, dalis perėjo jau duomenų prie cloudo, čia priklausomai nuo įvairių projektų. Čia buvo vystoma, kad viskas į cloudą eitų, bet dėl ateities perspektyvų bus matyti, dėl duomenų saugumo ir panašiai. Aš asmeniškai gal labai detaliai negaliu pakomentuoti, bet iš duomenų pusės, tie sprendimai nuolat yra vystomi ir atsižvelgiama į bendrą kontekstą, koks jis bebūtų, ir kad tas saugumas visada yra vienas iš prioritėtų pas mus. Tikrai klausimas nebūna pamirštas. Kas liečia dirbtinio intelekto projektus ir kur mes treniruojam, tai praškai viskas cloud'e. Vien dėl resursų ir dėl patogumo. Dėl saugumo, aišku, ten. Tikrai sunkiau jau į Microsoft'o cloud'ą eiti negu mūsų kompiuteris. Dar turime laiko, kelias minutės dar vienam klausimui, gal beklausant kilo minčių. Gerai, tai ačiū tau, Dominikai, labai. Kažkaip aš ne taip viską susidėliojau labai tose rankose, reikia trečios rankos. Jo, davai, duok čia. Gerai, tai kviečiu kitą mūsų pranešėją, tai ekonomikos ir inovacijų viceministrė Erika Kuročkina. Jūs ar ne? Sveiki. Kuri skaitys pranešimą tema Atvirų duomenų ekonominis potencialas, ar išnaudojame visas galimybės. Tai, Erika, kviečiu jūs. Ačiū. Taip, tai aš tikriausiai sveiki visi visų pirma, tai aš matyt pakalbėsiu šiek tiek plačiau iš tokios nacionalinės politikos perspektyvos. Iš tikrųjų, kalbant apie tai, ką daro Vilniaus miestas, Vilniaus planas, neabejotinai tai yra pavyzdinis miestas ir kitiems Lietuvos miestams, ir kas man yra labai džiugu, kad tie sprendimai, kurie yra vystomi čia, jie yra realiai vystomi ir kitose smart cities. Tačiau dėja, Vilnius nefigūruoja smart cities dar vis nei indeksuose, nei reitinguose, ir keliu savo tokį klausimą, kodėl, nes darome viską tą patį, ką daro kiti ar ne, tačiau vis dėlto kažkaip tai mes ten vis dar neatsidurime, nors mūsų kaimynai Europoje ar ne ten yra. Bet čia matyti yra ne apie tai. Kalbant apie tai, tai kaipgi viskas atrodo nacionaliniu mastu, tai norėčiau šiek tiek taip
įvesti į retrospektyvą, nuo ko mes pradėjome prieš 3 metus. Tai prieš 3 metus mes atėjome ir radome situaciją, kad iš tikrųjų atviri duomenys toli gražu nebuvo prioritetas. Tai buvo tema, kuri yra tokioj politiniai agendoj, visi kalba apie tai, kaip tuometinė Vilniaus administracija, Vilniaus vadovybė, ar ne, galbūt jau nuo 2017 metų pradėjo dirbti su duomenimis, buvo didžiulis šuolis, duomenys buvo laisvai prieinami, jų buvo daug ir nemažai, tai vyko tas toks smūginis efektas, tačiau nacionaliniu mastu to nebuvo. Mes neturėjome nei kokybiško portalo, viskas prasidėjo tik tai 17 metais, po truputėlį judėti, tai to nebuvo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, nebuvo jokios teisėkūrinės bazės. Elementariai nebuvo padaryti jokie higieniniai dalykai, kad duomenų atverimas būtų tvarus procesas ir sistemingas procesas ir būtų natūralus procesas viešajame sektorėje. Tai nebuvo to. Bet tai nebuvo sudėtingiausia, su kuo mes susidūrėme. Sudėtingiausia buvo tai, kad nebuvo mąstymo, ką atviri duomenys gali, kokią vertę jie gali sukurti. Viešajame sektorėje, taip visada kakta į sieną mes atsidurdavome su vieninteliu atsakymu, kokie atviri duomenys, čia mes neturime jokių duomenų. Tas standartinė tokia pasaka, matyt, kurią daugelis jūsų produktų kūrėjų ir susidurdavote. Tai situacija buvo tokia ir taip, mes iš tikrųjų galvojame, ar mums eiti Vilniaus keliu, pasimti tą smūginį tokį efektą, smūginę kryptį, paimti, atverti, bet mano manimu ir mūsų komandos manimu tai būtų buvę netvaru, nes kai tu neturi pasidaręs higienos apie ilgalaikius sprendimus ir ilgalaikį efektą, vargu ar tu gali kalbėti. Tai ką mes padarėm, mes sutvarkėm teisėkūrą, mes pradėjom dirbti su žmonėm, kurių nebuvo viešajame sektorėje praktiškai visiškai, nacionaliniu mastu aš kalbu, ne apie Vilniaus miestą. Nebuvo nei tokių žmonių kaip atvirų duomenų koordinatorių, nebuvo pačiam IVPK, buvo žmonės, gal pora žmonių informacinės visuomenės plėtros komitete, buvo gal pora žmonių, kurie dirbo prie portalo vystymo, ta prasme nebuvo praktiškai nieko. Tai tikrai daug laiko investavome į tai, kad susikurtume įrankius, kurie mums ateityje galėtų jau nešti tą ir rodyti atvirų duomenų naudą. Tai visada kyla klausimas, tai kaip mes atrodome tam globaliam kontekste, ar ne, su ta tokia prasta situacija, kuri buvo 20 metais. Tai per keletą metų pavyko su tais tam tikrais kokybiniais, higieniniais dalykais pasiekti tą tokią 13 vietą. Čia sakysite, kodėl čia 13 vieta, reikia ją didžiuotis. Tai aš ją tikrai didžiuojuosi, nes mes pakilome aukščiausiai tokiuose kategorijose kaip duomenų kokybė, duomenų portalo vystymo srityje ir panašiai. Ir kitas momentas, kad irgi norisi daugelis baksnuoja pirštų į šitus įvairius reitingus, pasižiūrėkit, jūs tik tai 13 vietoj, ką jūs čia didžiuojatės, bet kad suprasti, kad visi šitie procentiniai skirtumai tarp šalių yra 0,00 kažkiek procento. Ir tai nėra rodiklis, kuris iš tikrųjų parodo tą situaciją, kuri yra Lietuvoje. Lietuvoje yra identifikuojama kaip šalis, kurioje į atvirus duomenis yra investuojama, šalis, kuri patenka į kategoriją pažangiųjų, sparčiųjų sekėjų. Aišku, mums dar iki to trendseterių dar šiek tiek trūksta, tačiau viskas ateis. Tai iš tikrųjų mano žinutė čia ir ką aš norėjau parodyti, kad taip, yra 13 vieta, bet jie iš tikrųjų neparodo to, kad mes labai smarkiai nuo kažko atsiliekam. Aišku, vienas dalykas yra politika, higiena, kitas svarbus aspektas yra ir tas įrankis, ta vieta, kur duomenis galima gauti. Pačioje pradžioje, ką mes matėme, mes turime daug
vienų langelių valstybėje ir mieste. Yra Vilniaus atvirų duomenų portalas, yra registrų centras kažkokius duomenų rinkinius pas save kelia, yra finansinių kažkokių duomenų portalai, bet vis dėlto mūsų tikslas viską turėti vienoje vietoje ir turėti atvirų duomenų portalę. Čia irgi mes ilgą laiką gavome daug kritikos strėlių apie tai, kad jis yra nepatrauklus akiai, jis yra nelabai user-friendly, ten yra sunku pakankamai šiaip susirasti informaciją. Tokie tradiciniai kritikos mums argumentai, kad mes čia nieko nedarom ir kokybės nėra. Tai noriu pasakyti ir tikrai labai pasidžiaugti, kad kitą savaitę mes jau paskelbsime daugiau informacijos apie šio portalo atnaujinimą ir tikrai nuoširdžiai esu dėkinga informacinės visuomenės plėtros komandai ir tiesą sakant, ir politiniai komandai už tai, kad galėsime didžiuotis vienu pažangiausių atvirų duomenų portalų visoje Europoje. Vienas svarbiausių portalo privalumų, kurie atsiras, tai galimybė tvarkyti metaduomenis. Tai, ką matyt, Vilniaus planas irgi planuoja daryti. Ir metaduomenys duomenų laukų lygmenių. Tai yra tuo detaliausių lygmenių. Ir tokiu būdu mes sieksime pasiekti jau tą aukščiausią duomenų brandos lygmenį, tą penktąją kategoriją, kuri labiausiai ir yra tinkama mašininiam duomenų nuskaitimui. Kas yra svarbu, kad, sakysite, kas čia tokio išskirtinio, kiti irgi tą daro, tai iš tikrųjų kitos valstybės irgi tą daro, bet tą daro neautomatizuotų būdu, tą daro pakankamai fragmentiškai, tą daro rankiniu būdu, nustepsite matyt, bet tai yra faktas, mūsų atveju tai bus visiškai automatizuotas procesas. Kas yra svarbu, kad taip pat sukuriam standartizuotą duomenų žodyną. Ir šiuo požiūriu Lietuvos atvirų duomenų portalas matyti ir išsiskirs iš kitų savo analogų. Ir kitas fundamentalus iš tikrųjų privalumas yra technologinis, kuris atvers galimybės, neribotas iš tikrųjų galimybės, dalinimosi duomenimis galimybės naudojantis vieningų API. Tai čia yra iš tikrųjų tas dalykas, apie kurį daugelis kalbėjo, kur, kada, kodėl neturit, tai tikimės, tai turim, tikimės, kad veiks. Žiūrėsim, kai paleisim, yra šiek tiek dar klausimų, tačiau matyti nesitestuojant, nebandant, nežinosi, ar bus gerai. Tai ir kitas yra svarbus momentas, kad modernizavus šį portalą, mes ne tik įgyvendinsime ir pilną ir kokybišką duomenų integravimą iš įvairių atvirų duomenų portalų kaip geoportalas, bet ir atversime galimybės integruoti kitus katalogus, pavyzdžiui, iš Vilniaus miesto, iš valstybės duomenų agentūros ir taip toliau. Tai aišku, visi šitie funkcionalumai, modernizavimai yra viskas tvarkoj, teisinė bazė yra, bet matyt reikia suprasti, kad vis dėlto didžiausia sėkmė yra tuomet, kai yra kas tais duomenimis naudojasi. Nes viskas visada priklauso nuo poreikio ir nuo naudojimus. Jo, tai dabar trumpai norėčiau papasakoti apie tą pažangą, kurią mes padarėme per jau beveik 3 metus. Tai viskas prasidėjo taip etapuojant, prasidėjo nuo 2017 metų, investavimą į portalo sukūrimą, į kažkokių funkcionalumų vystymą ir tuomet šiais metais 3. ketvirtis projekto pabaiga ir kuom iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiai dienai mes turime virš 2000 atvertų duomenų rinkinių, kurie yra laisvai prieinami visuomeniai, verslams ir mokslo bendruomeniai. Specifika čia yra matyti ta, kad tu turi
užsiregistruoti per e-valdžios vartus ir tuomet tu tuos duomenys gali pasiimti. Kas taip pat yra svarbu, kad šiame portale visos institucijos sudeda savo, mes vadinam, duomenų meniu, jie inventorizuoja duomenis ir tuomet to vadinamojo Open by Demand principu, kuris mums yra pagrindinis atveriant duomenis, mes ir siunčiame tą informaciją institucijomis apie atverimo poreikį. Kalbant apie naudotojų kiekio augimą, tai čia šuolis yra labai akivaizdus, manau. Ką pamatėme, kad prieš keletą metų iš tikrųjų niekas apie tokį atvirų duomenų portalą negirdėjo, absoliučiai, net verslas, kuris atrodytų turėtų žinoti visas valstybėje teikiamas galimybės. Tai ką mes šią dieną turime 228 užsiregistravusius koordinatorius, tai yra žmonės, kurie viešajame sektorėje dirba su atvirų duomenų tema ir ją po truputėlį pušina savo organizacijose, turime 255 duomenų tvarkytojus. Tai iš tikrųjų skaičiai ir jų augimo tempai tikrai yra džiuginantis ir mes jaučiame tendenciją, kad skaičiai ir toliau turėtų sėkmingai augti. Taip, tai aišku, vienas dalykas yra identifikuoti tą paklausą portale, tačiau yra kitas momentas fiksuoti ir naudojimąsi tuo meniu, kuris yra atvirų duomenų portale. Tai nuo 22 metų mes tikrai matome labai ryškų tiek peržiūrų skaičių portale, tiek parsisiuntimų skaičių. Aišku, ten reikėtų dar pafiksuoti individualių vartotojų skaičių ir taip toliau, matyt, jis būtų toks gal ir tikslesnis rodiklis. Bet tikrai labai džiaugiuosi, kad pernai metais mes stebime, lyginant 22-23 metus, mes matome, kad peržiūrų skaičius išaugo daugiau nei 7 kartus, parsisiuntimų skaičius daugiau nei 16 kartų. Tai rodo, kad iš tikrųjų naudojimasis portalu yra ir mūsų investicija tiek finansinė, tiek laiko prasme tikrai turėtų pasiteisinti. Čia aš tikrai nenoriu apsistoti, čia taip labai skambiai pavadinta skaidrė įgyvendinta vizija, galinga realybė. Tai iš tikrųjų, matyt, tiesa yra ta, kad duomenys iš tikrųjų gali padėti sukurti galingą realybę. Tačiau svarbu visada suprasti, kad tam, kad vizija iš tikrųjų būtų įgyvendinta, tie ir sprendimai turi būti tvarūs ir ilgalaikiai, o ne grįsti kažkokiu momentiniu PR ir momentinę investiciją. Kalbant apie atvirų duomenų panaudojimą, matyt, čia šitoj auditorijai nereikia kalbėti, bet mes visada šią ir sekančias skaidrės naudojame kalbėdamėsi su žmonėmis viešajame sektoriuje. Nes taip, nors šiek tiek pavyko pakeisti mentalą ir mąstymą aiškiai paaiškinant, kokią naudą gali atnešti atverti duomenys jiems patiems savo organizacijose ir kasdienėme gyvenime. Tačiau matyt yra svarbu kalbėti ne tik apie tai, kad kas bus naudinga man kaip darbuotojui viešajame sektoriuje, bet ir kokią tai vertę, kiek tai darbo vietų gali sukurti apskritai. Čia yra keletas tokių tarptautinių pavyzdžių, ar ne, kurie, tiesą sakant, aš čia irgi nenoriu apsistoti dėl paprastos priežasties, nes čia visi šitie pavyzdžiai, tiek Japonijos Map the New World, tiek man atrodo, čia yra dar kažkur Airijos paplūdimių sprendimas, visą tą daro Vilniaus planas. Tai tik tai matyt,
kokį skirtumą šiek tiek pastebėjau, kad kitose šalise dažniausiai tematiškai skirtingi sprendimai, jie integruojami į vieną bendrą didelį sprendimą. Tai čia galbūt egzistuoja toks savotiškas skirtumas nuo to, kas vyksta Vilniuje. Tai mano vizija irgi galbūt būtų, kad perspektyvoje mes judėtume tų jau tokių globalesnių ir platesnių sprendimų įgyvendinime. Jo, tai dabar dar šiek tiek norisi pakalbėti ir vis dėlto apie tą ekonominę naudą, ar ne. Nustebino, kad atėjusi ekonomikos inovacijų ministerija nebuvo tokio dalyko kaip atvirų duomenų poveikio vertinimas. Tai yra kokią ekonominę, socialinę vertę atvirų duomenų panaudojimas gali atnešti. Atrodo, iš tikrųjų buvo neįtikėtina, kad darbuotojams net nekyla klausimas, kad to reikia. Tai ką mes padarėm šią dieną, šita mūsų atlikta analitika, jinai nenueina į gilį vertinant, kiek konkrečiai buvo sukurta darbo vietų Lietuvoje, kokia grąža atnešta į BVP, nes tai reikalauja tokios gilesnės analizės ir labai specifinės metodikos. Dėl to mes pasiėmėme Europos komisijos metodiką, kuri buvo naudojama 2020 metais, atliekant europinį atvirų duomenų ekonominio poveikio vertinimą, po kurio labai ten plačiai pasklido žinia, kad atviri duomenys gali kurti iki 2% BVP ir taip toliau. Tai Lietuvoje taip pat mes pasižiūrėjome, tai kaipgi gali būti Lietuvoje. Tai kalbant apie tiesioginį poveikį rinkos dydžiui, tai ji gali siekti 22%, o netiesioginis net 78%. Koks yra skirtumas tarp tiesioginio ir netiesioginio poveikio? Tai čia man paspaus kažką? Tai tiesioginis rinkos poveikis kalba apie sukuriamą piniginę naudą. Tai yra, kiek realizuojama įvairių sandorių atvirų, naudojantis atvirais duomenimis. O netiesioginis rinkos poveikis jis taip pat rodo naudą, tačiau darbo vietų sukūrimo potencialą, naujų prekių, paslaugų sukūrimo galimybės, besinaudojančių atvirais duomenimis žmonių skaičių ir taip toliau. Tai iš tikrųjų skaičiai tokie inspiruojantis. Kas taip pat yra svarbu, kad paskaičiuota, kad paties optimistinio scenarijaus atveju, tai yra jeigu mes prarasime tempo, tiek pat investuosime laiko, pinigų, ar ne, ir lygiai taip pat tos pačios politinės valios, tarp kitko, tai atvirų duomenų rinkos dydis Lietuvoje 26 metais gali siekti 1,71% nuo viso sukuriamo BVP. Tai iš tikrųjų, man atrodo, tokiai sričiai ir vertinant Lietuvos rinkos dydį, skaičiai tikrai įspūdingi. Taip pat svarbių aspektų yra ir kitas momentas, kad efektyvus atvirų duomenų naudojimas gali ne tik padėti kurti naujas darbo vietas, naujus produktus ir taip toliau, jis gali padėti sutaupyti valstybei pinigų, kurie yra išleidžiami išlaikyti viešąjį sektorių. Tai čia elementariai sumažinamos administracinės sąnaudos susijusios su dalymosi duomenimis, prievolėmis, taip pat, aišku, atveriant duomenis, kurie anksčiau buvo apmokestinti rinkos kainą, o dabar yra prieinami viešai nemokamai už mažesnę, čia santykinai parašyta, bet kiek mažesnė kaina, taip pat padeda sutaupyti įvairioms institucijoms pinigų. Ir elementariai, mano nuomonė, pats svarbiausias dalykas, kad yra sutaupomas laikas, kadangi laikas dažnai yra irgi pinigai. Tai apie naudą galima iš tikrųjų kalbėti labai daug. Čia mano pranešimo tema skambėjo, ar išnaudojame visas galimybės. Tai aš manau, kad verslas išnaudoja visas galimybės tiek, kiek jų yra.
Čia vienareikšmiškai. Bet kalbant apie mus, viešojo sektoriaus žmonės, viešojo sektorio apskritai, tai aš manau, kad mes tikrai toli gražu neišnaudojame visų galimybių. Tai yra susiję su, tokia, nežinau, galbūt aš daugelį nustebinsiu, bet tai, ką aš minėjau ir pradžioje, kultūros trūkumu ir supratimo trūkumu, kokią vertę iš tikrųjų atviri duomenys gali atnešti valstybei ir ekonomikos vystymuisi. Tai vat. O čia pabaigoje, ar išnaudojame visas atvirų duomenų galimybės Vilniaus mieste, tai aš manau, kad aš negaliu matyti teikti, kad išnaudojame visas galimybės. Greičiausiai ne. Nes duomenys yra toks dalykas, kad jisai nuolat auga. Tai dėl to sakyti, kad va, dabar mes išnaudojame viską, ką mes galime ir ką turime, tai tikrai ne. Bet matyti ir Vilniaus planas savo pristatymę pasakė, kad šią dieną mes tikrai neišnaudojame dar visų galimybių. Tas buvo akivaizdu iš jūsų paskutinės skaidrės apie ateities planus. Tai tik tai norisi pasakyti vieną, kad dirbant su atvirais duomenimis valstybės lygmenių, nacionalinių lygmenių, situacija yra kiek sudėtingesnė negu, tarkim, konkrečios savivaldybės ar įmonės atveju, nes tu dirbi su visų viešuoju sektoriumi, tu dirbi su visomis valstybės institucijomis, visomis savivaldybėmis o tai yra pakankamai didelis iššūkis. Tai ačiū Jums labai ir matyt tiek. Dėkojame viceministrai ir perėsim prie klausimų. Turime 2-3 minutės. Pakelkite rankas, kas turėtumėt klausimą. Viskas aišku. Kaip planuojate arba galvojate užtikrinti duomenų kokybę? Nes atviri duomenys, skaičiukai iš tikrųjų gražus, jie kyla, bet labai sunku yra atsirinkti, kurie iš tų duomenų yra iš tikrųjų kokybiški. Nes Europos komisija jau prieš porą metų pradėjo galvoti atskirti tos aukštos vertės duomenų rinkinius. Ar Lietuvoje planuojate kažką panašaus? Dėl didelės vertės duomenų rinkinių turim įsipareigojimą iki kitų metų birželio juos visus atverti. Ambicija yra didžiulė. Manau, kad šita bendruomenė puikiai žino, kad didžioji dalis šitų duomenų yra registrų centre. Čia yra iššūkis irgi. Tai kaip, taip mes planuojame, mes su tuo dirbam ir mes turim ir europinį įsipareigojimą tą padaryti, bet mes turime ir tokį manau, svarbų elementą, politinę valią tą padaryti. Negaliu pasakyti, ar mums tikrai pilna apimtimi tą pavyks padaryti, nes niekada negali žinoti, su kokiom kliūtim gali susidurti, bet taip, tas planas yra, jis netgi yra įrašytas ir įkaltas popieriuje, tai tikrai ties to dirbame ir tą darome. O kalbant apie duomenų kokybę, tai mes ieškome įvairių sprendimų. Aišku, duomenų kokybę gali padėti užtikrinti ir tinkamas tas duomenų atvėrimo procesas, ar ne, tai mes šią dieną pasitelkėme valstybinės duomenų agentūros žmogiškaisiais resursais, kurie jau monitorina ir žiūri, kad ten tie duomenys būtų tie, kurių iš tikrųjų reikia. Ačiū. Matom, dar pasisakyti žmonės norėtų paklausti. Sveiki, norėjau paklausti, kaip yra su metodiniu vadovavimu būtent dėl duomenų atvėrimo, nes galvojant apie pačius tos duomenų atvėrimą, reiškia, turėtų būti metodiškai vadovaujama, kad visose savivaldybėse, pavyzdžiui, vienodai visi suprastų, kad vieni kelia PDF, kiti Excel, kiti geoerdvinius duomenys atveria. Reiškia, visi skirtingai visą šitą dalyką interpretuoja ir tuo labiau man patinka Britų požiūris, kurie sako public must be public. Reiškia, jeigu iš mokesčių mokėtojų pinigų buvo pagaminti duomenys, tai jie turėtų būti ir atverti pilnai ir panaudojami efektyviai. Tai ačiū. Taip, yra taip pat atvirų duomenų portale, yra parengtas, nežinau, ten duomenų atvirimo vadovas, tam tikra metodologija, tai yra standartas, kurio turi visi laikytis. Tai čia vienas dalykas, jeigu klausti, ar yra, tai yra, taip. Ar jo visi vadovaujasi? Ne.
Tai čia aš tikrai nesiruošiu meluoti, tai yra faktas, kad tikrai visi nesinaudoja. Bet ką šalia to, ką mes darome, tai nušvietimas čia yra svarbus aspektas. Ir dėl to mes tikrai stengiamės intensyviai organizuoti ir mokymus, ir yra parengta ir video medžiaga, supaprastintai parodyti, apie ką yra tas duomenų atvėrimo vadovas. Tai vat taip. Ačiū. Mačiau, paskutinį klausimą užduosim, kėlėt ranką. Kokie yra dažniausi argumentai prieš duomenų atvėrimą? O kam to reikia? Vienas dalykas. Kitas momentas, bet čia žiūrint kas, čia irgi labai didelis, labai svarbu. Pavyzdžiui, prieš duomenų atvėrimą, aišku, vienas argumentas iš institucijų dažnai, o kam to reikia, o kodėl, tai čia vienas. Yra tam tikrų institucijų, kurios prisidengia, nieko nenustebinsiu, badaru. Čia klasika tikriausiai yra, bet jų yra, ypatingai su sveikatos duomenimis yra bėdų, kadangi tikrai sunku paaiškinti, kad yra duomenys nuasmeninami, nepilna apimtimi, jie yra atvirimi ir panašiai. Tai čia tikriausiai yra dvi tokios pagrindinės priežastys. Ta prasme, jos tikriausiai yra standartinės. Ačiū Jums už pranešimą. Ačiū. Na, o dabar norėčiau pakviesti Vilniaus plano produktų vystymo skyriaus vadovą Donatą Gudelį. Jo pranešimo tema – pažengęs pavyzdys ar besistengiantis pradedantysis. Kaip Vilnius atrodo Europos kontekste? Sveiki. Ar girdat mane? Girdat, ar ne? Kaip Jums mano tema? Iš tikrųjų, mums ją pasiūlė mūsų komunikacijos partneriai, nes jie sako, kad jūs pristatinėjat projektus savo atrodo gerai, atrodo tikrai gerai, bet iš kur jūs iš tikrųjų esate lyginant su kitais ir lyginant ne su kitom Lietuvos savivaldybėm, nes įsivaizduokim, kad mažesnės savivaldybės neturi nei tokių pajėgumų, nei turbūt tokių problemų, nes turbūt kas Raudojo originaliai nėra aktualu, nežinau, eismo spūstys, kurios Vilniuje yra didžiausia problema. Ok. Šitą iššūkį bandom pasimti, pabandysiu jį panagrinėti. Pirmiausias klausimas turbūt yra, o kaipgi įvertinti, kur mes esame. Turbūt visi matot spaudoje, Vilniaus miesto savivaldybės, mūsų komunikacijų įvairius apdovanojimus, laimėjimus. 20 metais gavom apdovanojimą už pasiekimus GISE, pasaulinių lygmenių. Vilnius prieš 1,5 metų išrinktas, užėmė 3. vietą kaip Europos inovacijų sostinė. Visai nesenai Vilnius irgi yra gavęs apdovanojimą už KPIs, pasaulinį apdovanojimą. Tai tuos apdovanojimus kaip ir gaunam, matom, džiaugiamės, bet iš tikrųjų vietas miestų, kaip pasakė prieš tai buvusi viceministrė, rodo reitingai. Dažniausiai Smart City reitingai. Kuo galima pasidžiaugti, kad pagrindiniuose reitinguose Vilnius visgi yra, skirtingai negu viceministrė minėjo. Jeigu tas reitingas, čia pabandžiau atrinkti populiariausius, labiausiai besirimenčius, jie iš tikrųjų yra pasauliniai reitingai. Ir tarkim, į 30-uką pasaulio kol kas nepapuolam, į kitus papuolam, matot vietas. Aišku, tai reitingai visada yra labai subjektyvu. Jeigu pasidomėtumėte į tas metodikas, kurios irgi yra dažniausiai žiauriai sudėtingos, vertina, kuo daugiau rodiklių, tuo jiems atrodo geriau. Pavyzdžiui, prieš paskutinis reitingas Citizen Ocean, kur mes esame 96 vietoje, turi 10 sričių ir Vilnius ten turi vieną labai didelę problemą. Vilnius nėra aukštai, nes tai nėra multikultūriškas miestas. O tai jiems atrodo, jų metodikoje yra svarbu. Aš nusprendžiau panagrinėti vieną iš tų indeksų, kuris man pasirodė toks paprasčiausias. Smart City indeksas, kurį rengia pasaulio, sakykime taip, konkurencingumo centras. Bet kas man labai patiko, kad šitas indeksas siūlo atsigręžti žmonės. Visi dabar Smart City indeksai pagrindę kalba apie tai, kad mažiau koncentruokitės į technologijas, daugiau koncentruokitės į žmonės. Gyventojus, kurie tomis technologijomis naudojasi ir daugiau dirbkit su tai žmonėm, kad jiems būtų patogu. Nes yra svarbu, kad būtų miestas patogus gyventi, patogus susiekimas, kad būtų geras transportas, gera oro kokybė, nebūtų problemų vaikui eiti į gerą mokyklą ir taip toliau. Tai šito indekso metodika yra irgi gana sudėtinga, bet principas yra paprastas. Tai yra per 3 metus apklausinėjami 120 žmonių kiekviename mieste
Ir tuo pačiu yra įtedamas toks kaip ir, sakykime, apsauga, tai yra miestai dar yra grupuojami į grupės pagal žmogaus raidos indeksą. Kad nebūtų taip, kad kažkoks miestas, kuris gali labai staigiai investuoti į technologijas, nebūtų aukštai, jeigu gyventojai jame, matom, kad negyvena gerai. Tai dabar pasižiūrėkim, kas pagal tą indeksą yra lyderiai. Tie miestai visada lyderiai, sakykime, miestai visada yra dažniausiai tie patys. Tai yra Ciurichas, Oslas, Kopenhaga, daugumo indeksų jie yra lyderiai. Ką čia norėjau dar įdėti, tai yra tą trendą. Pažiūrėkit, kurie miestai su laiku veržėsi į priekį, sakykime, kur tas stulpelis eina žemyn, tai pamatysit, kad tai yra Azijos miestai. Tai yra Pekinas, tai yra Seulas, Hongkongas, jeigu žiūrėtume toliau, yra gerokai daugiau tų Azijos miestų, kurie veržėsi į priekį. Na ir klausimas, kurią vietą užima Vilnius, ar ne? Tai pasaulyje esam 65, iš 141 miesto, mano galva, labai gerai tą indeksą papulti. Europoje 34, Baltijos šalyse 2. Talinas, kaip suprantat, vis dar bent jau pagal šitą indeksą yra prieki. Dabar šio indekso dėka buvo išrinkti, sakykime, skaudžiausios Vilniaus miesto problemos gyventojų požiūrių. Ir jos turbūt nieko nenustebins. Tai yra būstų įperkamumas, susisiekimo problemos kamščiai, korupcija ir sveikatos apsaugos paslaugos. Manau, kad visi turbūt dėl šito sutiks. Aš nusprendžiau, kad pasilyginkim, ar ne, kaip sako, negalima to daryti, bet tokia turbūt įdomiausia dalis ir pirmiausia su Baltijos lyderiu Talinu. Kad suprastumėt geriau šitą diagramą, viršuje yra žalia spalva truputį paaiškinta. Žalia spalva rodo grupės pasiskirstimą reikšmių, minimali reikšmė, maksimali reikšmė, mediana, dažniausiai pasitaikant reikšmė, ir raudonas burbulas yra Vilniaus ir Talino vieta, bei tuo pačiu skaičiukas, kur tas miestas yra. Tai lyginant Vilnių ir Taliną technologijose, iš principo apibendrinant galima sakyti, kad Vilnius yra aukščiau už Taliną, kalbant grinai apie technologijas. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į detalės, tai pavyzdžiui, Vilnius tikrai išsiskiria tuo, kad Vilniaus gyventojai sako, kad yra programėlė, kuri teikia informaciją apie oro kokybę realiu laiku, o Talinas tokio sprendimo neturi. Tai čia yra tie mūsų miesto plaučiai minėti. Kad yra programėlė, kuri leidžia grąžinti nereikalingus daiktus. Ir tų Vilniaus, čia truputį kitos skaidrės negu aš tikėjausi, bet pranašumų yra nemažai. Ten, kur Talinas lenkia Vilnių technologijos, iš principo yra 2 vietos. Tai jeigu pamatysimėt apačioj, tai yra online balsavimas. Taline vertinamas gerokai geriau negu Lietuvoje. Ir taip pat asmenybės identifikavimas elektroninėje erdvėje. Irgi gan įdomu, bet estai tai laiko, kad tai yra pas juos. Tai labiau vertina, vartinkim taip. Dabar kitas rytis, kas yra šitame indekse vertinama, jie lygina technologijas ir tuo pačiu bando formuoja klausimus apie aplinką ir infrastruktūrą. Nes, kaip jau kalbėjom, technologijos nėra viskas. Ir jeigu pasižiūrėsit šitą, pastebėsite, kad realiai, turbūt praktiškai visose, gerai, ne visose, daugelį sričių, Talinas vertina geriau negu Vilnius. Ypatingai didelis atotrukis yra paskutinėje dalyje, kalbant apie valdymą. Ir čia pradeda ryškėti tam tikrus problemus. Dabar vėlgi, norint pasilyginti toliau, Ciurichas. Pasilyginkim su pirmu miestu. Jeigu lyginsime su pirmu miestu, technologijų srityje mes irgi neipatingai atsiliekam. Tai rodo apklausų rezultatai. Aišku, tos reitingus galima žiūrėti kritiškai, ar ne, visi suprantam, kodėl apklausos. Bet žiūrint taip detaliai, vieną prie vieno mes pastebėsime, kad mes nuo Ciuricho nelabai kuo atsiliekame. Ir paskutinė dalis, aplinka ir infrastruktūra su to pačiu Ciuricho. Nežinau, ar matot, kaip tie burbulai pasiskirstė, bet čia būtent yra problema. Viską, kalbant apie aplinką, miestiečiai vertina gerokai geriau negu, Ciuriche gerokai geriau negu Vilniui. Yra vienintelė sritis, kurią Vilniečiai vertina geriau. Nežinau, ar žiūrit, atspėtumėt, būstų įperkamumas nuomai. Ta prasme, kad ir kaip tai yra sunku Lietuvoje, bet Šveicarijoje tai yra dar sudėtingiau. Pasimokykim iš čempionų. Aš iš tikrųjų įsilindau į Ciuricho savivaldybės svetainę, pasižiūrėti, kokius projektus jie daro savo mieste. Ir sakyčiau, taip, kažko stebuklingo jie iš tikrųjų nedaro. Jie lygiai taip pat kaip Vilnius turi 3D duomenų portalą, 3D žemėlapį, jie turi savo geoportalą,
Jie turi savo 360 nuotraukas, kuris naudoja mieste, panoraminės nuotraukas. Jie irgi bando dirbti su daiktų internetu. Tai yra realaus laiko davikliais. Lygiai kaip mes dirba su daiktų internetu oro kokybės srityje, vandens srityje ir taip pat jie naudoja daiktų internetą, kalbant apie parkavimo vietas. Žiūrint apie kitus jų produktus, irgi matosi tam tikros prioritetinės sritys. Tai yra pirmiausia mobilumas. Jie skiria daug dėmesio mobilumui ir ypatingai kalbant apie tvarų mobilumą. Autonominis transportas, elektroninis transportas, vaikams draugiškas transportas, jie irgi tam deda prioritetą. Pati energetika irgi atrodo tikrai yra svarbi, yra nemažai sprendimų skirtų energetikai, vienas iš jų yra tiesiog energijos. Tai yra kažkas panašaus kaip Vilniaus mieste yra MEPS Vilnius LT energetikos, man rodos, tema, kur yra pastatai ir jų suvartojimas energetinis. Bet jeigu pasižiūrėtumėt, kažko tokio ypatingo ten nėra, galbūt pat skirčiau saugumas, irgi yra ta tema, kur jie turi nemažai projektų, galbūt daugiau negu mes. Turi saugumo sprendimus masiniams renginiams, investuoja į saugumą mieste ir, sakykime, prognozę nusikalstamumo. Na ir taip pat, kaip minėjau, skiria dėmesį į saugias erdves vaikams. Bet iš principo, jeigu pasižiūrėtumėt, nėra nieko ypatingo. Tas miestas yra pirmas pagal daugelį realiai reitingų daugybę metų, bet nieko ypatingo, man akimis. Vilnius iš tikrųjų kai kuriais atvejais gali pasiūlyti daugiau, kalbant apie tokius dalykus kaip Open APIs, atviri duomenų standartai, prieinami verslui, machine-to-machine principų, kiek mačiau, Oslas to neturi. Ciurichas. Dauguma pačių paslaugų taipogi nėra atviros, jos yra prieinamos tik tai prisiregistravus ir užsisakius, ar netgi peržiūrėjus patį tą vadinamąjį requestą. Tai Vilnius pažengęs ar pradedantysis? Man rodos, kad atsakymas yra gana aiškus, kad kalbant apie technologijas, mes esame tikrai neblogi. Netgi tas bendras reitingas tai rodo. Problema yra mūsų aplinka ir iš principo tai suponuoja, ką mes turėtumėm daryti. Tai yra, kad mūsų projektai turėtų būti orientuoti į pokytį. Tai yra, kad ne technologija dėl technologijos, ką matau, kad nemažai yra technologijų žmonių, mes kartais kaip technologiją mėgstam daryti, nes tai yra įdomi technologija ir mes manom, kad čia būtų gerai, bet kokį pokytį ta technologija neštų. Tai yra, grįžtant prie kolegų, kur pasakoju prieš tai, pavyzdžiui, gatvių skenavimas, mano galva yra toks projektas, kuris tai prisideda prie technologinio pokyčio. Ne tik, kad tai yra priimami sprendimai remiantis realiais subjektyviais duomenimis, bet ten yra daromi tyrimai, kurių tu nepadarysi ir nepamatysi iš akies. Pavyzdžiui, gatvių tai vadinamieji daužymai. Tai reiškia, kad jeigu aš nepadarysiu tinkamo tyrimo, nepakeisiu, parinksiu netinkamą remonto būdą, problema išlys. Lygiai tas pats yra su nuotekų skaitmeninių dvynių ir modelių, kur mes vertinam, išmatuojam realiai duomenis ir vertinam, ar jis susitvarkys su naujom apkrovom, prijungus naują rajoną, pavyzdžiui. Lygiai taip pat su Vilnius DEG projektu, kurį dar truputį paminėsiu vėliau. Tai mums rodo kryptį, kurią mes turėtume dirbti. Skaitmeniniai produktai turėtų būti kuriami tam, kad kurtų kuo didesnį pokytį gerinantį mūsų aplinką. Yra dar keli pastebėjimai, kuriais aš norėčiau pasidalinti, kalbant grinai apie duomenis, ko reikėtų, kad mes būtumėm geresni ir Vilniui būtų tiesiog geriau gyventi. Pirmas dalykas tai duomenų pernaudojimas. Jau eina į tokius grinai techninius dalykus, bet iš principo noriu pasidalinti pavyzdžių, nusiskenavom 2020 metais gatves, pasidarėm lidaro duomenis, 360 panoraminės nuotraukas ir tikslas buvo tiesiog susikurti ir inventorizuoti visus kelio ženklus, tiek horizontalius, tiek vertikalius ir turėti visas eismo reguliavimo priemonės. Tuo uždavinys galėtų baigtis, tos pačius duomenis pernaudojom inventorizuodami kontaktinį tinklą ir dar paskui daug jo pernaudojimo scenarijų buvo. Lygiai tas pats ir panaši situacija buvo su tuo pačiu gatvių skenavimu. Tai yra surinkti gatvių skenavimo duomenys, kurių pirmas rezultatas ir tikslas yra gauti kokybinius rodiklius apie gatvių pažaidas ir nustatyti jų būklę. Tuo uždavinys, jeigu Vilniaus miesto įmonės bent jau tarpusavį duomenimis nesidalintų ir baigtųsi, ir turbūt tai būtų viskas. Bet iš principo iš tų pačių duomenų galima lūpti daugiau. Tai yra mes sukūrėm sprendimą, kuris automatizuotai identifikuoja šulinius ir vandens groteles. Taip pat sukūrėm sprendimą tokį beta versijos, kuris padeda vertinti ženklimo būklę. Tai yra labiau žaidimas, bet tikslumas irgi jis yra, sakykime, toks netobulas gal kai kuriais atvejais, bet bendram supratimui susidaryti apie situaciją tikrai tai gali padėti, nes šiuo metu būklė, pavyzdžiui, apie ženklinimą yra vertinama iš akies, kas turbūt tikrai nėra efektyvu. Bet
mano mintis turbūt pagrindinė yra ta, kad duomenų pernaudojimas yra galimas tik tada, kai mes tais duomenimis dalinamės, kad tie duomenys neliktų vienos organizacijos kažkokios viduje. Antras dalykas, kurį aš norėjau pažymėti, tai yra duomenų įdarbinimas. Šitos duomenys turbūt daugelis žino, pirmasis pavyzdys tai yra 3D Vilniaus duomenys, tai iš principo yra lazerinio skenavimo duomenys, taip pat turim 360 nuotraukas. Ir kas man labai patinka, kalbant apie šitos duomenys, kad tai nėra fragmentiniai duomenys, kaip pavyzdžiui yra su dronų renkama informacija. Tai yra viso miesto informacija, visos miesto apimties, iš kurios galima išlupti tikrai gerokai daugiau, negu kol kas esam padarę, sakykime taip, nes tu gali užsimti įvairiausiais uždaviniais. Kaip vienas iš pavyzdžių, iš 360 nuotraukų galima inventorizuoti įvairią infrastruktūrą. Kaip kalbėjau, yra inventorizuoti kelio ženklai automatizuotai, lygiai taip pat galėtume inventorizuoti kitą infrastruktūrą, kaip pavyzdžiui reklamos įrenginiai. Kam to reikia? Vilniaus mieste reklamos įrenginiai yra išduodami pagal leidimus suderinus konkrečias vietas. Leidimas išduodamas, laikas keičiasi ir kažkaip tie įrenginiai pradeda judėti. Kažkartais jie atsiranda ten, kur leidimo nebuvo, ten, kur nepatogu eismui, pėstiesiems, dviratininkams, o Vilniaus miestas, iš tikrųjų neturi rankų sužiūrėti viso miesto. Normalu, kad fiziškai tą gana sudėtinga kontroliuoti. Paprastas sprendimas būtų pasileisti modelį, kuris patikrintų visą miestą automatizuotai tokiu būdu. Kitas pavyzdys irgi toks yra visiškai eksperimentinis, bet čia labiau yra idėja. Vėlgi, sakau, rezultatai nėra tikslus, bet iš principo lidaro duomenys lazerinio skenavimo miesto mes galėtum įdarbinti, kad būtų tikrinama, kaip faktinė situacija, faktinė urbanistinė situacija atitinka reglamentuota. Kas buvo suplanuota, ar tikrai atitinka tai faktas, ar tikrai atitinka tai, kas buvo planuota ir kas buvo reglamentuota. Tai vėlgi vienas iš pavyzdžių, ką galima būtų daryti, kuriant automatizuotus modelius, duomenų apdorojimo modelius, kuriuos ne visada norim kurti. Pirmiausia dėl to, kad juos kurti užtrunka, nes mašiniam mokymuisi sukurti modeliuką reikia laiko. Antra priežastis, jis ne visada būna tikslus, nes mašininis mokymasis ir kitos automatizuotos technologijos dažniausiai būna tikimybės, vienokios ir kitokios, tam būna paklaidų. Dėl to kartais įtikinti, kad to reikia, kartais nepavyksta, bet aš esu tikras, kad iš tų duomenų tikrai galima spausti daugiau ir tuos duomenys įdarbinti galima geriau. Dar vienas dalykas, turbūt savaime suprantamas, bet norisi, kad mes dirbtumėm su naujų technologijų sekimu ir įdarbinimu. Kolega Ligijus, ką pasakojo prieš tai, ką mes darom su dronais, dažniausiai tai yra darbas susijęs su vadinamaisiais RGB vaizdais, kurios sudaro 3 juostos. Mes dabar galim daryti gerokai daugiau ir bandom daryti gerokai daugiau. Tai reiškia, kad mes galim automatizuotai identifikuoti medžius, pasitelkę multispektrinius vaizdus mes galim identifikuoti tų medžių arba bet kokių augalų būklę, o pasitelkus hiperspektrą galima eiti iki tokio lygmens, kad galim nustatyti automatizuotai medžių rūšį arba kažkokio kito augalo rūšį. Ir galim prognozuoti, kuris juda. Ir tų uždavinių gali būti gerokai daugiau. Galim inventorizuoti miesto dangas, pasitelkę tą patį hiperspektrą. Dar yra radariniai duomenys, kur atveria irgi neribotas galimybės. Ir mes, kaip Vilniaus miesto įmonės, turėtumėm ties tuo dirbti, tam, kad teiktumėm paslaugas, kurios atitinka Vilniaus poreikius. O tai Vilniaus poreikiai yra tikrai didelė. Dar vienas dalykas, ką norėjau paminėti, tai yra sprendimų pernaudojimas. Po manęs mačiau, kad kolegos kalbės iš IVPK. Ir IVPK labai griežtai žiūri, kad jų finansuojami projektai visada nekurtų kažko, kas jau buvo sukurta. Kad bendro naudojimo komponentai būtų pasitelkimi, pavyzdžiui, integracija per VISPą, kaip pavyzdžiui, apmokėjimas per elektroninę bankininkystę ir kiti tie dalykai. Labai reikėtų, kad tai būtų daroma ir Vilniuje, nes dauguma sprendimų, dauguma sistemų, tas naujas funkcionalumas daro nedidelę dalį. O didžioji dalis būna tie komponentai, kurie yra kažkur jau sukurti. Tai yra interneto žemėlapis, 360 komponentas, autentifikacija, užduočių valdymas, ataskaitų kūrimas ar kažkas kitas. Bet dažniausiai tos sistemos pagrindinė esmė būna, tai kas yra nedidelė dalis. Dėl to tikrai yra prasminga bent jau Vilniaus miesto įmonėse šitą bandyti sukontroliuoti ir kurti sprendimus pernaudojant esamus. Mes tą bandom, ne visada pasiseka, bet esminis dalykas yra komunikacija. Kaip pavyzdys yra eismo reguliavimo priemonių sistema, mes ją turėjom, atsirado poreikis sukurti gatvių dangų valdymo sistemą.
Gerai, mes paėmėm tos pačios eismo reguliavimo priemonių sistemos pagrindą, užkėlėm naujus duomenis, sukonfiguravom laukus ir prikūrėm trūkstamą funkcionalumą, kuris buvo nedidelė dalis. Nu, tą sprendimą realizavom greitai ir už tikrai nedidelę sumą. Tai yra tas panaudos atvejis, į kurį mes turėtume eiti ir ypatingai kalbant apie Vilniaus miesto įmonės, nes aš tikrai jaučiu, kad tos komunikacijos mums kartais trūksta. Na ir paskutinis dalykas, ko reikia, kad mes būtumėm geresni, tai būtent yra ta komunikacija ir bendradarbiavimas. Aš vadinkit naiviu, bet aš tikiu, kad čia gali būti, negali, tai tikrai yra raktas, kad geriau būtų visiems miestiečiams. Kiek iš čia esančių dirba Vilniaus miesto savivaldybė arba Vilniaus miesto savivaldybės įmonėse? Galite pakelt rankas, kad geresnis įsivaizdavimas būtų? Pusė. Man rodos pusė. Tai esminis dalykas, aš manau, kad mums būtina yra bendradarbiauti ir komunikuoti tarpusavį. Tiek Vilniaus miesto savivaldybės įmonių lygmenį, tiek su visuomenė, ypatingai kalbant. Ir čia vėl galiu grįžti prie to paties gatvių skaitmenizavimo modelio. Tas produktas tikrai atrodo mano akimis neblogas, bet jo sėkmė yra tokia, kad buvo grindos specialistai, kurie išmano gatves ir kaip kelininkai žino gatvių problemas, ir buvo mes, kurie išmanom technologijas. Sukūrėm produktą, kuris yra tinkamas miestui. To bendradarbiavimo Vilniaus miesto įmonių lygmenį mums reikės gerokai daugiau. Tai yra mes, kaip kolegos minėjo prieš tai, kūrėm Vilniaus duomenų centrą. Reikia visų įsitraukimo, kad duomenys būtų integruojami, kad jais būtų dalinamas. Turim kitą iššūkį, bandom sukurti tvarkymo darbų derinimo ir planavimo sistemą Vilnius DEG, kur tikslas yra labai paprastas. Tai yra norim, kad būtų sistema, kuri užtikrintų, kad nebebūtų pakartotinių eksploatavimo darbų, sakykime taip. Nutisenoja dviračių taką, po to jį perkasė, nes kažkas kažko nesusiderino. Ir daugybė kitų dalykų. Ten einama iki tokio lygmens, kad norima planuoti iki želdinių, iki konteinerių ar, nežinau, paspirtukų aikštelės, kad pakartotinių darbų nebūtų. Uždavinys vėl yra tikrai sudėtingas ir yra iššūkis, nes daugybė šalių ir daugybė sudėtingų procesų, bet mes tą bandom daryti. Ir tam reikia komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp mūsų visų. Tai tikiu, kad Vilnius bus aukščiau negu yra dabar. Ačiū. Ačiū už pranešimą. Iš karto lėkiame į klausimus. Ar turėtumėte klausimą Donatui? Taip. Gerai. Aha. Čia toks gal sunkesnis klausimas, bet gal ir ne. Ar esi mąstęs, jeigu gautum neribotą finansavimą, koks projektas labiausiai padidintų Vilnių įvairiose indeksuose? Tikrai ne, taip kalbėjau. Indeksai tai yra subjektyvu. Ką aš rodžiau, tai yra vienas iš požiūrio taškų. Esminis dalykas, kad gyventojai būtų laimingi, būtų patogu gyventi. Ko tam reikėtų, mano galva, ne problema yra susiekimas, kurią mes turim spręsti, kurią mes bandom spręsti, tu irgi prisidedi prie to su, sakykime, judumo žemėlapiu, bet tai yra pradžia. Iššūkių ten yra žiauriai daug. Labai ačiū. Ar dar turime klausimų? Taip. Donatai, o lyginai su, tavasme, visus kitus miestus su pagal laimės indeksą, ką Vilnius turi? Ne, šito aš nedariau, bet taip, laimės indeksas yra vienas iš rodiklių, kurį Vilnius seka ir vienas iš Vilniaus KPIs. Vieną iš pasiūlymų paskutiniai temai turiu, nežinau, ar apie tai mąstėte ar ne, bet, va, pavyzdžiui, kaip ten persidingimas visų, reiškia, planinių darbų, kas planuojama, ko gero galima būtų susijęti su miesto problemomis, kad automatiškai gyventojai raportavus, kad šitoje vietoje yra bėda, sistema, tvarkau miestą, automatiškai atsakytų, kad yra įtraukta jau planuose ir po 2 savaičių viskas bus išspręsta. Ačiū. Ar naudojatės tvarkau miestą, pakelkit ranką, kas naudojasi? Nu, pusė, mažiau negu pusė, tai kviečiu apsilankyti. Taip, ten klausimas gale, gal Jokūbai galėtum mikrofoną dar vienam klausimui? Ar esate lyginę Lietuvos, Latvijos ir Estijos grindinius? Aš asmeniškai ne, aš kaip sakiau, esu technologijų žmogus, bet tikiuosi, kad, nežinau, grinda ar kas dirba su infrastruktūra yra tą darę. Aš tikrai to nežinau. Gerai, ačiū Dana. Dar vienas, gerai, tai gal tada dar vieną klausimą ir tada perėsime prie kito pranešėjo. 2 pranešėjų. Žinau, kad dangų skanavimas yra atliktas jau nebe pirmą kartą Vilniaus mieste. Ar lyginote tos duomenys ir per kiek tos gatvės subirės galų gale? Bent jau
Galbūt jis buvo darytas kita metodika, aš tai nemačiau. Tos informacijos gera žinia yra ta, kad tai yra daromas dabar, antrą kartą. Gerai, galbūt trečią, turėsim 3 metų duomenis, kas yra mano galva esminis dalykas, ypatingai kas susijęs su duomenis žinom, galėsim validuoti rezultatus pagaliau. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, galbūt galėsim matyti tam tikrus trendus ir užsimti prognozę. Gerai, ačiū Donatai. Galim ploti. Ir kviečiu kitam pranešimui Informacinės visuomenės aplinkos komiteto arba IVAK skaitmeninės aplinkos skyriaus konsultantus, tai daktarą Martyną Mockų ir daktarą Darių Amilevičių. Jų pranešimo tema – dėmesio duomenis, kaip išlikti konkurencingais išmanių miestų rinkoje. Ačiū. Ačiū, labas vakaras, malonu čia būti, ačiū, kad mus pakvietėt. Mano vardas Darius, aš pradėsiu, pratęs Martynas. Pakalbėsime apie tai, ką dabar darome, kas vyksta Europoje ir kas vyksta Lietuvoje ir kas mūsų visų laukia netolimoje ateityje. Niekam nepaslaptis, neįsiplėsiu, stengsiuosi kalbėti trumpai, kad duomenys mus bombarduoja. Jie yra visur, jie yra dabar susiję tarpusavyje ir jie labai greitai gausėja. Tai paskatino 20 metais pradėti Europos Sąjungoje duomenų reformą. To pasiekoje ir Lietuvoje suplanuota reforma, kuri vadinasi duomenų kokybės valdymo gerinimas ir didesnis atvėrimas. Tai štai mes ir pradėjom jau keli mėnesiai vykdyti duomenų valdymo kokybės gerinimą ir duomenų atvėrimą, nes šiandien dienai mes kalbėjome apie atvirus duomenis, bet valstybėje iš ties duomenų turime žymiai daugiau. Ir šitame projekte mes dabar suinventorizuosime ir sukursime valstybės duomenų erdvę, valstybės informaciniams ištekliams, tai yra VII. Bet tai yra tik tai aisbergo viršūnė. Dar valstybėje turime mokslinių tyrimų duomenis, turime savivaldybių duomenis, o pagal Europą, taigi duomenis, tai yra pagrindas skaitmeninės transformacijos, duomenų ekonomikos. Ir kol šitų visų duomenų nesusijome ir nepadarėme, kad juos galėtume ieškoti ne tik žmogus portale, bet ir negalime paleisti vargšo robotuko, kuris dabar verkia, nes jis arba jų neranda, arba suradęs nežino, ką jisai surado. Tai Europos Sąjungos idėja yra sukurti duomenų erdvę. Kas yra duomenų erdvė? Tai yra ne duomenų ežeras. Tai nėra kolūkis, į kurį mes sudiname į vieną vietą visus duomenis. Tai yra ekosistema, decentralizuota ekosistema, ekosistemų, kur egzistuoja duomenų ekosistemos, duomenys įvairiausiais formatais, bet jie tarpusavyje yra susiję, jie yra surandami, todėl jie yra panaudojami ir perpanaudojami. Aišku, šitoje vietoje klausimas, o kur čia tas išmanusis miestas? Europos Sąjunga 2020 metais, kada paskelbė strategiją, tenai aprašė 10 duomenų erdvių. Jau 2022 metais, kada aprašinėjau bendrą Europos duomenų erdvę, mes jau tenai randam žymiai daugiau duomenų erdvių. Ir jau matome, kad tų duomenų erdvių vis daugės ir daugės. Ir iš tų naujų erdvių, kurias aprašau jau 2022 metais, mes jau turim pavyzdžiui kultūrinio paveldo duomenų erdvę ir turime išmanių miestų duomenų erdvę. Taigi toje bendroje erdvėje turės koegzistuoti duomenų erdvės, kuriuose dar bus duomenys ir visa šita košė turi kažkaip susivesti į bendrą sistemą. Tiesa, yra toksai niuansas. Dabar vyksta truputėlį filosofinė diskusija, nes jau dokumentuose Europa išmanius miestus vadina išmaniomis bendruomenėmis. Na ir iki šiol dar filosofinė lygmenyje aiškinamės, kas yra pažangiau, kodėl, todėl šiandien dienai išmanus miestas ir išmani bendruomenė dar yra kaip sinonimai. Todėl naudosime
abu terminus. Išmanus miestas, kaip Vilnius, kuris turi fantastišką duomenų ekosistemą, tačiau ta ekosistema tampa truputėlį uždara. Pagrindas šitos duomenų erdvės yra išmanus miestai, kurie turi apsijungti į regioninę duomenų erdvę, toliau apsijungti į nacionalinę duomenų erdvę, toliau į Europos duomenų erdvę. Ir tokiu būdu iškyla klausimas, o kaip šita erdvė, nes šiandienai tikriausiai nedaug miestų išmanių turime Lietuvoje. Aišku, gaila, kad Europos komisijos portale Smart City Marketplace matome, kad yra tik tai 2 miestai, kurie pasinaudojo ES finansavimo priemonėmis būtent šitiem tikslam. Tai yra Elektrėnai ir Kaunas. Vilniaus dėja nesimato. Tai ar čia mes esame turtingesni, ar nepasinaudojame tais pinigais, kuriuos duoda Europa. Bet kokiu atveju išvystę išmanių miestų duomenų erdvę, mes turime jau galvoti, o kaip šitos erdvės tarpusavyje bendradarbiaus. Pavyzdžiui, kultūros paveldo duomenų erdvė. Tai mudu su Martynu Lietuvą į tą erdvę įvesime įvesdami kultūros paveldo registrą. Bet Vilnius, kuris turi labai daug savyje tų kultūros paveldo objektų, kaip matėme, kolegos rodė, jau čia nuskanuota, būtų galima susėti, galvoti, kaip čia prijungti maršrutus, to nebus galima padaryti, nes šiandienai neturime tarp šitų erdvių bendravimo. Taigi, kas gali užgarantuoti, kad šitos erdvės tarpusavyje bendraus? Yra keli faktoriai. Pirmas tai yra universalūs ir atviri, tie vadinami API, kurie leidžia sistemom bendradarbiauti. Antras, tai čia turėtume technologinę sąsają. Antras momentas, tai yra semantinė sąsaja. Kaip mes apsirašome tuos duomenis, kad juos tada suprastų ne tik tai žmonės, bet ir paleisti robotukai suprastų, kokius duomenis rado ir bandytų rasti sprendimų, kaip juos susijęti. Europos Sąjungoje turime standartą DK-AP. Čia Europa eina labai pažangiai, iš karto orientuodamasi, kad Europos duomenų erdvė galėtų integruotis į pasaulinę duomenų erdvę. Tai W3C yra sukūręs tą žodyną, kaip apsirašyti machine readable būdu duomenis DK ir parašęs taisyklės, kaip išvystyti plėtinius. Europa išvystė DK plėtinį DK-AP, toliau jau šalys narės vysto savo nacionalinius plėtinius, apsirašydamos ir pritaikydamos šį standartą savo. Tai vėl čia suskambės skaičius 13, kaip minėjau viceministrė. Tai 12 šalių narių jau turi nacionalinius plėtinius, mes esame 13, kurie baigėme parengti nacionalinį plėtinį Lietuvai, kaip apsirašyti duomenis, ir toliau turėtų būti piramidės principų. Nacionalinio modelio pagrindu išmanus miestas apsirašo savo duomenis, sektoriai apsirašo savo duomenis, vysto savo plėtinius. Taigi turime technologinę sąsają, turime semantinę sąsają. Beje, čia kolega klausė apie aukštos vertės duomenis. Tai jau mūsų modelyje, mes jau tada orientuojamės į dar nepatvirtintus, bet jau sukurtus modelius, bus vienas iš blokų, būtent apsirašymas aukštos vertės duomenų. Bus galima automatiškai pasižiūrėti, kas yra kas. Taigi, technologinė sąsaja, semantinė sąsaja ir dar, kad robotukas būtų pilnai laimingas, jis turi legaliai tais duomenimis naudotis. O apie teisinę sąsają papasakos Martynas. Ačiū labai, Dariau, už pristatymą. Tikrai reikia labai atkreipti dėmesį, kad dabar tų duomenų atsiranda labai daug. Ir iš tikrųjų, teks Vilniuje konkuruoti, sakykime, mūsų rinka nėra labai didelė iš tikrųjų. Ir jeigu tu nori, kad didieji grantai, didžiosios kompanijos, Google'as, dar kažkas norėtų investuoti, tu visų pirma turi pateikti kiek įmanoma tus duomenis, kad jos galėtų labai lengvai integruotis, kad juos surastų, tie, kas nori surasti, tai aišku, aprašymas,
O kitas momentas vėlgi yra ir dar tas biurokratinis teisinis, kaip atsiranda tokia, kaip badaras, kur sako, mes negalime jums duoti duomenų, nes tai yra badaras, reikia susimokėti, yra kažkokios sąlygos, jūs negalite jungti, panaudoti tų duomenų. Tai vienas iš tų sprendimų ir iš tikrųjų duomenų jau strategijoje yra numatyta, kad turėtų būti tas biurokratinis procesas paprastinamas ir turėtų atsirasti išmanios duomenų teikimo sutartys. Tai kas yra labai smagu, kad Lietuvoje mes turbūt turėsim galimybę gal vieni pirmųjų tą išbandyti bent jau viešajame sektorėje, nes norime mes sukurti tarp informacinių sistemų, bent jau, jeigu norime sukurti kažkokias sąsajas, tarkim, tarp valstybinio sektorių ir kito valstybinio, tai kad bent jau nebereiktų, sakykime, popieriukų nešioti ar ten derintis sutarčių tekstų. Jeigu tai veiks, tai aišku, toliau bus plėsis ir į verslą, į tos duomenų vartotojus, kuriem duomenys, tarkim, paduodami per API kažką reiškia. Taip, tai, kaip minėjau, mes čia kalbam apie tos, sakykime, geltonus duomenys, nes duomenys taip galima suskirstyti sąlyginai į tos atvirus, kur nereikia jokių sutarčių, mes galim iš karto naudotis, bet labai dažnai vertė būtent atsiranda tose, kur yra papildomų sąlygų. Ar ne? Tai yra, ir vis tiek valstybiniam sektoriui liks tų uždarų, kaip čia minėjo, ir Kamas prašė išimti duomenis ir atsiranda tikrai, aš atsimenu dar, kaip Poderskio iniciatyvoje tam buvo atverta, tokių duomenų, kur tu matai, kur eina telefono kabeliai į valstybinės įstaigas, sakykime, jeigu esi blogiukas, maža kas tau gali užplaukti, ten yra klausimų, ar tikrai visus duomenis reikia atverti, vien iš nacionalinio saugumo pusės. Tai atsiranda, mes apie tą dalį galbūt nekalbam, bet čia labiausiai orientuojamės į tą, ką tikrai galima duoti, bet reikia, sakykime, pasirašyti bent jau susitarimą tam tikrą. Dabar, kaip veikdavo, sakykime, užtrukdavo kartais šitas procesas, jeigu norėjai, kurti elektroninę paslaugą ir sukurti papildomas, tarkim, valstybiniam sektoriuje jungtis, tai tikrai užtrukdavo nemažai laiko, nes ne visada šablonai veikia sutarčių, kartais net individualiai yra pasirašinėjamos, derinamos sutartys, tai kainuoja be galo daug laiko. Pavyzdžiui, registrų centre minėjo, kad yra nuo nepriklausomybės atkūrimo 20 000 sutarčių. Jūs įsivaizduokit, jas suadministruoti, vis tiek jas kažkas turėjo, patvirtinti, pasirašyti. Tai yra jų visas ciklas, jų gyvavimo ciklas, tai tu turi atnaujinti, pasikeitę teisės aktai, turi pakeisti. Tai, dirba, kiek minėjo, 7 žmonės prižiūri. Tai, sakykime, mes jeigu eliminuojam šitą, pakeičiam į automatinį procesą, tai iš tikrųjų, tie žmonės, jie gali būti atlaisvinti prie daug, labiau tokių, kaip pasakyti, kūrybingų užduočių, kur nereikia tokios techninio, sakykime, skaitimo ir tvirtinimo. Dar tik tai apie išmanes sutartis pamiršau paminėti, kad daugelis sieja tai yra su blockchainais. Ir daugiausia apie fintechą galvoja, apie smart kontraktus. Tai čia reiktų atkreipti dėmesį, kad tai yra toks labai siauras požiūris, nes būtent išmanios sutartis ar tie smart kontraktai, tai kalba apie automatizavimą įgyvendinimo sutarties. Tai čia reiktų galvoti būtent apie tai, apie sutarties įgyvendinimą. Ir aišku, visas procesas, kadangi jis gali būti apibrėžtas, naudojame dabar, ką mes kūrėme su registrų centru, tai tikslas yra toks, kad jeigu yra procesas inicijuojamas sutarties sudarimo, reikia tau jungties, tu tiesiog į tokį krepšelį susikrauni duomenis, kurių tau reikia, spaudi užsakyti, prasideda sutarties inicijavimo procesas, pasirašai pats, registrų centre
Jira sistemoje įkrenta taskas, peržiūri pagal jų procesus atsakingi žmonės, sudaroma sutartis, tik sutartis yra baigiama sudaryti. Jeigu tai yra tik viena organizacija, iš karto jinai įsigalioja ir gali pradėti iš karto veikti. Tai atitinkamai infrastruktūroje ten yra išduodami tam tikri tokenai, per kurios tu gali prisijungti prie duomenų per API ir vartai, žodžiu, atidaro, duoda leidimą tuos duomenis gauti. Taip. Kitas momentas, dar kokią naudą, jeigu žiūrėti, sukuria tie smart kontraktai, tai čia atsiranda įvairių tokių momentų. Tai yra ir žmonėm atsiranda, tie, kas administruoja, labai didelė nauda, nes jie galų galę žino, kokius duomenis kam teikia. Kitas momentas, labai dažnai net atsiranda, kad teisės skyriuje yra, sakykime, sutartis, atėjo sutarties nutraukimas, tuo metu, nežinau, ėjo kavą, padėjo ten kažkur tą sutarties nutraukimą ir pasimiršo, ten vėjas išpūtė ir toliau tie duomenys yra teikiami, nes IT skyrius negavo ir neįgyvendino tos sutarties nutraukimo. Tai toks gaunasi, kaip pasakyti, netitinka popierius realybės. Tai šita sutartis jau neišvengiamai įgyvendina, tai yra toks jau, kaip sakant, kaip Robocopas. Jau tu jam nepaaiškinsi kitaip, kad turėtų būti kitaip. Tai labai įdomu, kad, aišku, gali valdyti tą visą procesą, pasikeitė teisės aktai, gali ten nutraukti duomenų teikimą, ten politika kokia, tai yra tas daug paprastesnis ir labiau valdomas procesas. Kitas dar labai svarbus dalykas, kad atsiranda įrankiai, kurie leidžia įgyvendinti ir mums visiems kaip duomenų subjektams savo teisės, nes kodėl dažnai motyvuoja, yra badaras ir aš nieko nenoriu, nes tai yra labai brangus procesas tas teisės įgyvendinti. Pavyzdžiui, Britanijoje dabar ten milijonai žmonių pradeda išeiti, taip vadinama, papaupinti iš, žodžiu, e-sveikatos sistemos, nes jie nenori, kad jų duomenys būtų tvarkomi elektroniniu būdu. Jie truputį nerimauja, nes ten diegiamas yra palantyras ir, kurie tiesiog turi savo kitų tokių vizijų ir truputį dėl to bijo ir prasidėjo toks išėjimo procesas. Kaip tu tą procesą visą suvaldysi? Dabar gali dalį duomenų tu teikti, dalies duomenų gali neteikti, ar ne? Tai būtent per to skaitmenizavimą viso proceso tai tampa labai lengva. Tu gali labai lengvai automatizuoti tos visus procesus, leidimus, tiek ir gauti leidimus, tiek ir, žodžiu, atšaukimus, jos, sekti ir implementuoti. Tau nereikia kažkokių papildomų resursų, tai gali būti tiesiog automatinis procesas. Ir ta didžiausia nauda, tai yra, kadangi mes labai norim, kad atsirastų daugiau tokių įrankių kaip čia, pavyzdžiui, aš paprašiau, kad kompiuteris man nupieštų, kaip galėtų civilinis kodeksas atrodyti, žodžiu, parašytas kodu. Tai čia net tokius galima skaičiukus, matau, vienetukus, kažkokius nuliukus išvelgti. Tai fantazijos kūrinys, bet mes labai norim, mums labai patinka, kad mašina kažką darytų už mus. Ir tokius gan protingus dalykus. Tai čia irgi labai yra įdomus dalykas, kad mes su tais smart kontraktais jos padarome ir mašinai perskaitomos. Tai yra mašina gali suprasti iš esmės, kas tenai yra parašyta, nes mes, aišku, suprasti čia, sakykime, toks teorinis žodis, bet mes galime užkoduoti tam tikras taisyklės, rules, taip angliškai, kurias, iš esmės, formalios logikos paskui pagalba, gali kompiuteris lyginti ir ten sakyti, čia galima jungti kažkokius duomenis, čia negalima, čia yra tokie draudimai implementuoti, čia anokie. Toliau atsiranda, įvairios naujos galimybės.
tai tu gali netgi į tą sutartį nebežiūrėti kaip kažkokį tokį pasirašai ir baigtą, ir pamirštą, bet tai gali atsirasti kažkokie dinaminiai priedai, kurie seka tavo realų vartojimą, kurie nuolat pildosi tais ten draudimais, leidimais papildomais. Na ir kas dar yra labai gerai, kad tai yra, tu prisegi tokius labai realius metaduomenis. Ir yra konkretus labai susitarimai, na, SLA, taip vadinami, service, žodžiu, agreementai, per kuriuos tu sutari, ką tu duodi konkrečiai ir tu neiškraipai paskui tos informacijos. Jeigu sugalvoji, kad tu jau nusprendai nebeteikti tų duomenų, tai atitinkamai turi informuoti šalis iš anksto. O realūs metaduomenys, kad jie yra aprašyti jau tuo gerai randamu būdu, sakykime, standartizuotų. Ir tai atneša iš to didelę naudą ir plus jie yra semantiškai pririšti prie pasaulinių, sakykime, tokių žinynų, tai pavadinkim plačiaja prasme, ir leidžia daug lengvai, pavyzdžiui, Vilniaus nesuprantančiam užsieniečiui tos duomenys lengvai integruotis į savo informacinės sistemas. Iššūkiai kokie laukia? Tai iššūkių tikrai daug. Mes patys pradėjom tą projektą dar, gaila, negalim dar pademonstruoti realiai veikiančio pavyzdžio. Tai čia iššūkiai tokie, kad dabar kaip veikdavo paskambina, į registrų centrą, sako, labą dieną, mums reikia tokių duomenų. Gerai, mes jums parinksim. Po pusės metų ar metų praeina gal viešieji pirkimai, kol sukuria tą naują jungtį, tuos duomenis gauna. Dabar jau tas užsakovas jau turės suprasti, kokių tiksliai duomenų jam reikia ir jis jau pats turės susikrauti. Gal kažkokių duomenų sugalvoja, tarkim, Seimo nariai, kad ten kažkokiai tai grupiai žmonių mes teiksime tam tikras paslaugas. Tai dabar dažnai netgi prašydavo, kad tą įstaigą būtent ir pateiktų tuos duomenis. Dabar jau turės žmogus pats spręsti, nes jis gaus tik tai, duomenis, kokie yra tie master data, ir jau jis pats turės tą matematinės, ne matematinės, tiesiog rašyti programinės funkcijas, kad atrinkti tam reikalingus duomenis užduočiai. Tai čia, sakykime, kompetencijos naujos atsiranda tokios reikalingos. Gal ir verslas galės kažkokių konsultantų susikurti, kad valstybėje, sakykime, padėtų susigaudyti tam duomenų srityje. Reikalinga infrastruktūra, nes tai atrodo taip paprasta, tik smart kontraktai, bet tai iš tikrųjų tikrai dar yra ir kaip visas, paskui toliau valdymas vyksta. Tai tikrai ne šiandienos klausimas. Ir čia toks standartinis ES tokia yra Europos saveikumo toksai kaip frameworkas, kur sako, kad turi 4 sritis būti suderintos: teisinės, organizacinės, semantinės ir techninės. Ir tai ką mes turim susitarti ir dėl bendrų tekstų sutarties, turim susitarti dėl technologinio bendro, sakykime, sprendimo, turim susitarti, kad dėl duomenų modelio, kokius duomenis mes, pateikėm mašinai ir kad jinai sugebėtų ten Latvijos suprasti su Lietuvos ir lygiai taip pat šalies mastu. Tai iš esmės tų iššūkių dar nemažai laukia. Mes dar komandą pildom, tai jeigu jums labai įdomus šitas tokia atrodo sritis, tai tikrai kviečiam atviros duris į VPK. Tikrai reikia mums protingų žmonių, degančių, kurie norėtų dirbti, ne tik miestui, bet ir Lietuvai. O čia toksai palinkėjimas, tai kad linkim, kad, Lietuvos miestų duomenys būtų ypač greit ir pasiekiami, randami, ir integruojami. Tai reiškia, tada turbūt būsime visada patenkinti ir gausim daug tų paslaugų. Dėkui. Dėkojame abiems pranešėjams. Pereisim prie klausimų, ar būtų jų.
Labadiena. Gal ne tai, kad klausimo, tokį komentarą. Tai, ką jūs kalbėjote, kažkokių radau panašumų su šiuo metu jau įsibėgėjusiu projektu. Tai yra valstybės duomenų agentūros, kur vyksta valstybės informacinių išteklių integracija į duomenų ežerą. Ir toks beklausant, kilo toks įspūdis, ar čia ne tas pats, ar čia visgi yra kažkaip tai kitaip viskas yra daroma. Nežinau, kad VDA darbuotojai pakankamai jau kontaktuoja su daugeliu valstybės institucijų ir yra aprašoma semantiškai informacinės sistemos integruojami, yra rinkiniai tam tikrų duomenų, kur ir bus paskelbti atvirų duomenų portale. Tai klausimas, kokie čia yra skirtumai, ar čia visgi yra tas pats? Ačiū. Ja, tai pagrindinis galbūt skirtumas, kad VDA dirba būtent su atvirais duomenimis. Ir mes dirbame su valstybės duomenim, kurie yra, kaip jeigu prisiminus tą šviesoforo lentelę, tai jie yra 3 kategorijų. Plus kitas dalykas, tai bus sukurta, čia truputį išeina iš skaidrių konteksto, bet bus sukurtos standartizuotos API jungtis, per kurias valstybinių informacinių sistemų duomenys ir registrų bus prieinamos būtent standartizuotų būdu. Tai yra, dabar yra toks, sakykime, zooparkas truputėlį šitoj srityje, o čia bus prieinama laisvai. IVPK būtent dar neša tą misiją, kaip Darius, kur pristatė, kad būtent nustato tos standartus tokius, kaip tai turi būti tvarkoma, ir jie yra tokie atviri. Reiškia, nesvarbu, kokia informacinė sistema tvarko tos duomenis, metaduomenis, tai jie gali būti panaudojami kitose informacinėse sistemose. Kas liečia VDA, tai ten jie dirba su tokiu rangovu, kur jis pasižymi tuo, kad negali perpanaudoti tų duomenų kitose informacinėse sistemose. Ir tai nėra atviro kodo programinė įranga, o mes dirbam su atviro kodo programinė įranga. Tai sakykime, mūsų tas sprendimas jis toks truputį skiriasi dėl apimties, kad atviri duomenys čia yra visi duomenys. Kitas dalykas, VDA labiau jie orientuojasi į analitiką. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Vien COVID krizė parodė, ką reiškia analitika ir jos neturėjimas. Tai labai pasisekė, kad pavyko išspręsti tą uždavinį. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Ir aš tikiu, kad tikrai VDA jie sugebės iš tos analitikos daug pateikti labai gerų sprendimų ir tiek ir politikam, kur priema sprendimus, tiek ir visuomeniai, kad jie suprastų, kodėl tam tikri sprendimai yra priimami. Ir tai bus labiau tie sprendimai grįsti duomenimis. O čia tai yra, sakykime, tik tai, kaip pasakyti, mes kaip šviesoforas, pradedam, nustatom kelių taisyklės ir šviesoforas pradedam, truputėlį reguliuoti, kaip tai vyksta. Tai ir visiems daug paprasčiau gyventi. Tai toks ir pagrindinis skirtumas. O ten jau būtų Ferraris, kuris važinėja gatvėm. Ačiū, Dariau. Ar būtų dar klausimas? Sveiki, aš biškai iš kitos pusės gal paklausiu klausimą. Sklandė idėja prieš kažkiek laiko dėl asmens duomenų tvarkymo ES, kad kiekvienas žmogus turimi duomenys jo, kad jis turėtų galimybę juos duoti ir atšaukti prieigą ir taip toliau. Kaip čia ta išmanių kontraktų idėja susijusi su tuo? Ar yra kažkokia sąsaja ir apie tai galvojama? Šiaip vykdomas dar vienas IVPK projektas, kur turėtų atsirasti tokia kaip MyData, toks kaip paslauga, sakykime, kur tu galėsi matyti su savo duomenim susijusios daug informacijų. Dabar matot, kokia yra problema. Kiekviena informacinė sistema ir registras, jie yra tokia kaip atskira valstybėlė, nedidelė šaly. Šis projektas, ką daro, tai jisai leidžia paimti jau ir duomenis, kurie taip vadinami yra master data, pagrindiniai duomenis, pradėti panaudoti kitose informacinėse sistemose, registruose. Ir tau nebereiks, jeigu tu ten vieną kartą užpildai VMI deklaruodamas mokesčius savo telefoną, tau nebereiks paskui
ten jungiantis į sodrą, vėl tą telefoną nurodyti, tarkim. Tai tos duomenys tu galėsi, na, visų pirma, jie bus visada aktualūs. Jeigu tu manysi, kad tai jie neaktualūs, tu galėsi jos pataisyti. Jos pasitaisys visose sistemose, nereiks tau kiekvieną kartą jungiantis į naują sistemą jų taisyti. Trečias dalykas, nu, atsiranda vėlgi tie variantai, kad tu, jeigu tai bus nuspręsta eiti ir to britišku, nes Britai labai stipriai jie su to right to be forgotten, ar teisę būti užmirštam elektroninėje erdvėje, tai jeigu bus dirbama ties tuo, tai turėsi galimybę parašyti, kad aš nenoriu, kad ten mano duomenys tvarkytų, tai ten tada atsiranda, na, toksai derinimas tų interesų, tavo teisė versus viešojo intereso teisė. Ir, na, tam tikrais momentais, jeigu bus, tai matyt, turės būti išaiškinimai, tarkim, duomenų inspekcijos, jeigu toj vietoj piliečio teisė aukštesnė negu viešojo intereso, tai turbūt galėsis uždrausti tvarkyti savo duomenis, teikti, bet tada jam bus daug sudėtingiau. Tai įsivaizduokit, ten pensijos negaus ar ten ligos išmokas, turės nešti įrodymus, kad jis ten dirba kažkur. Na, vėlgi turbūt nešti kiekvieną mėnesį įrodymus, kad yra apdraustas, na, kad darbdavys draudžia. Tai, na, tai bus turbūt įmanoma, bet daug sudėtingiau. Bet teoriškai tampa įmanoma po truputį įdiegiant tuos mechanizmus, nes dabar tai praktiškai nelabai, pasakykime, įmanoma techniškai. Ačiū, Dariau. Aš norėjau pats paklausti, kokie Lietuvos miestai duomenų atverimo procesuose be Vilniaus dar rodo lyderystę ir kaip užtikrinti, kad tolygiai vystytųsi, kad nebūtų po to didelio atotrukio. O žinokit, šito klausimo tikrai nesu ekspertas. Darius minėjo, kas ten Elektrėnai ir Kaunas biuras, ne? Tai yra bent jau tam smarsičių kažkokiam sąrašėlį. Bet taip, Vilnius, tai bet kokiu atveju, tai yra lyderis absoliutus, aš manau, Lietuvoje. Nežinau, aš asmeniškai neturiu tos informacijos, gal Darius papildyt kažką. Erdvę ir kitus pamokintų, įtrauktų, nubrėžtų tinkamas linijas ir tada sukūrus tą duomenų erdvę, tada ir verslininkai galėtų teikti kitose miestuose paslaugas, tai tada automatiškai užsikūrė visokiausi mechanizmai, bet kažkas turi būti lyderis. Ir aišku, tai tikėtina, kad tai turėtų būti Vilnius. Taip, ir galbūt Vilnius norės paskui pamatys, kad veikia tos išmanios sutartys valstybės mastu, gal norės prisijungti ir kodėlgi ne. Bet čia, aišku, nuo politikų priklauso. Ačiū Jums. Na ir pabaigai Vilniaus plano vadovės Rūtos Klėvienės žodis. Sveiki, tai mano tas skaidrių. Taip, tai labai trumpa žinutė pabaigai prieš išsiskirstant 1 minutę. Toks klasikinis posakis apie duomenis, kad juos visi nori gauti nemokamai, bet nieks nenori dalintis. Tai mano kolegos šiandien pristatė daug mūsų darbų, ką mes veikiam, ką darom, ko gyvenam. Ir mano žinutė yra apie tai, kad mes norime tuo dalintis ir dar geriau mes norime tuo dalintis nemokamai. Todėl, kad Vilniaus planas yra ES finansuojamo projekto dalis, esame EDIH Vilnius partneriai. Ir tas paslaugas, apie kurias kalbėjome ir pristatėme, tai ir vaizdo duomenų surinkimas, analitika, prognozavimas ir kiti dalykai. Galime suteikti Vilniaus regione registruotai mažai vidutiniai įmoniai arba viešojo sektoriaus organizacijai nemokamai.
ir būsite tiesiog naudos gavėjas, nes tas sąnaudas paslaugų teikimo padengs ES. Čia vat salėje yra šito projekto komanda, pagrindiniai žmonės, Karolis ir Egidija galit pamojuoti, o čia yra jų kontaktai, tai jeigu sudomino galimybės pasinaudoti tuo mūsų įdirbių žiniomis ir kuriamais dalykais, tai kreipkitės į juos ir aptarsime jūsų poreikius. Tai va, tai trumpai tariant tiek. Nuo savęs labai dėkoju visiems susirinkusiems, labai dėkoju pranešėjam ir tada gero vakaro. Taigi, ačiū visiems pranešėjams ir susirinkusiems buvo įdomus ir naudingas vakaras ir tikimės, kad kitą rudenį vėl rengsim konferenciją ir jums bus didesnė ir taps gražia tradicija. Ačiū visiems.